Labas vakaras visiems. Gausiai. Susėdę. Ir vyrų yra šiandien. Nustebęs. Labai retai vyrai ateina. Tai kaip gyvenat? Kaip Kaunas gyvena? Ar ne iš Kauno gal netgi susirinkę kiti? Čia kaip sukritot? Taip kaip namuose. Tik nepradėkit išsirenginėti, nes gali būti sudėtingai paskui. Tai kaip gyvenat? Aš kaip paklausiu, mes čia darėm keletą renginių Klaipėdoje, Šiauliuose. Tai Klaipėdoje, kai paklausiu žmonių, kaip gyvena, sakė, sausau. Kai klausiu, dėl ko atėjot, sako, norėjom tave gyvą pamatyti. Sako, išėjau laidojot, ar kaip čia? Jo, gyvą dar norėjom suspėti, nes kas žino. Paklausiu Šiauliuose, dėl ko atėjot, sako, čia mes dėl lokacijos, mes čia netoli gyvenam už kampo. Aš sakau, jeigu būtume miesto centre darę, dar gal būtume atėję. Bet jeigu 5 km, tai jau nevažiuotume. Tai va, dėl ko atėjot? Dėl ko jūs atėjot? Labas. Jūs labai teisingai matėt, kurios aš klausiau. Iš smalsumo ko? Kaip čia viskas vyksta? Tai va taip va tai vyksta. Mes čia susirinkam padiskutuoti, pasikalbėti aktualiom temom apie gyvenimą. Kas dar, dėl ko jūs atėjot? Nes sofa tikėtės, kad gera bus. Kaip sakot? Pagalvėlę atsinešėt savo? Sako, pagalvėlės nebereikia. Mes visada esam linkę gyvenime eiti link kažkokio gerumo, link kažko geresnio, link to, kas nėra, nuo to, kas nėra gerai, link to, kas geriau. Ir dažnai mes nesugebam pasiekti kažko geresnio, nes keliam netinkamus klausimus. Dėl to dažnai žmonių prašau atsinešti ir klausimą. Seniau prašydavau šokoladą atsinešti, bet žiūriu, kad šokoladas negelbė sukurti gerų temų. Tai pradėjau kviesti žmonės atsinešti klausimą kokį nors gerą. Bet tokį gerą, ne tai, kad... tokį, kuris tikrai pakeistų gyvenimą iš esmės, jeigu mes jį atsakytumėm, ne? Nes dažnai žmonės klausia, vyras indaplovės nenuperka. Čia tikra istorija. Nenuperka indaplovės. Ir čia yra didžiausia jos problema. Kas, jeigu žmogus klausia, kas man reiškia, kad jeigu tai yra didžiausia žmogus problema, tai jinai išsprendžiama už 400 eurų. Tai jeigu tik tokia problema. Tai mes labai turim išmokti komunikuoti, klausti tinkamų klausimų, kalbėti, nes kito atveju galim pakalbėti susirinkę apie... Matėt, vienam bičiui vakar ausį peršovė? Matėt? Amerikonijoje. Stebėjot? Arba kieno vyrai futbolą žiūrėjo vakar? Jūs pati žiūrit? Kas laimėjo vakar? Ispanai, aišku. 2-1. Jūs žinojot, kas jūs pastatėt top sporte. Tai va, ne šiaip savo miniu čia tos 2 dalykus, futbolas arba ten tam bičiui peršovė ausį. Galim kalbėti, kai kurie įvykiai netgi tampa istoriniais įvykiais arba kažkuo svarbiu mūsų gyvenimuose arba dažniausiai ne mūsų. Dėl ko apie tai užsiminiu? Dėl to, kad aš mėgstu išskaidyti bendravimą į keletą lygių. Kas esat gal kažkur matę, aš kažkur nekartą esu minėjęs, į kokius lygius galima išskaidyti bendravimą, tai aš bendravimą tarp žmonių skaidau 3 lygius. Pirmas lygis yra pletkai, kai mes kalbam apie pletkus kažkokius. Onutė vakar prisigėrus ten. Arba čia su vyru skyrės, matei. Dabar visi čia skyrės madinga kažkaip, ne? Kas išsiskyrė, kas nutiko, kas kažkur algą pakėlė ir panašiai. Dažniausiai pletkinam apie kitus žmonės, apie tuos, kurie absoliučiai neįtakoja mūsų gyvenimą. Tai yra pirmas lygis, pats seniausi pokalbiai. Atpažįstat kas nors save? Esat kalbėję apie kitus žmonės? Ne? Kas nesat? Niekad nesat. Jau šitą levelį visi mokam puikiai. Antras lygis yra... kai mes kalbame apie kažkokius kasdienius arba šiandien aktualius įvykius. Už sienos ten kažkas šaudosi, oras, koks žiūrėkit, saulėta, gražu, saulė, kažin kodėl tai per šilta, jeigu lytų lietus, kodėl lietus lyja. Mes kalbame apie šiandienos įvykius. Kas esat kalbėję apie šiandienos įvykius? Visi turbūt. Bet mes labai retai perinam į 3 levelį, į kažką, kas gerintų mūsų gyvenimą. Apie idėjas, kad mes galėtumėm susitikę 2, 7 ar 30 žmonių
kažkuo pasidalinti ir kiekvienas praturtinti vienas kitą. Nu, pavyzdžiui, susitinka du žmonės, 1+1 turėtų būti 2. Ane? Bet jeigu mes susitinkam ir kalbam, kaip kažkam ausį peršovė, arba kas fulę laimėjo, tas 1+1 išlieka 1, gal 1,5. Bet netampa 2, netampa 5, nėra sinergijos kažkokios. Aš labai mėgstu, bendraudamas su žmonėm, nuolat, kas minutę, kas pusę, arba kai tik sąmoningai prisimenu, užduoti savo klausimą, ar mes čia pezam kažkokius niekus, ar mes jau kalbam apie tai, kas tau naudinga, man naudinga, tau naudinga, man naudinga. Būkim šiek tiek egoistais ir kalbėkim apie tai, jeigu visada kalbėsim, kas man naudinga, tai tas žmogus nebebendraus po 3 susitikimų. Bet ar turi tokių draugų, kurie susitinkat, kalbat ir visada apie ją arba apie jį? Kaip juos vadinamės? Kaip? Draugais vadinam. Bet čia, iš tikrųjų mes juos vadinam dažnai draugais, ateina draugė vieną kartą, Jėzau, vėl vyras nieko gero, manau. Bet kas jum iš to? Ir mes galim kartais tai bendrauti. Mes kartais turim palaikyti vieni kitus, bet jeigu tai tęsiasi savaitę, 2 metus, tu kažką klausyk, daryk jau su savim ir keiskis, nes aš tau nebegaliu padėti. Dėl to aš labai mėgstu kalbėtis taip, kad būtų abiem pusėm naudinga. Labai linkiu save pagauti, kada jūs kalbate tiesiog apie bičą, kuriam peršovė ausį ir, koks jums skirtumas, kad jam peršovė. Galima pasižiūrėti minutę, 2 skir dėmesio, bet nėra tolko 3 valandas apie tai kalbėti. Aš kalbėsiu vieną apie tai šiandien. Arba galima kalbėti apie fulę, nes anglai nelaimėjo, gal kažkas pralošė top sportą 200 eurų. Nestatėt. Išlašėt. Jūs statėt. Bet tai nieko gyvenime mums prasmingo neįneša. Todėl davai pakalbam apie kažką, kas būtų prasminga bent jau jums. Ir tuo pačiu man, nes aš iš visko mokėsiu ištraukti kažko naudingo ir pamatyti, pakreipti temą taip, kad būtų prasminga kuo daugiau žmonių ir tame tarp ir man. Tai gal turite jau kažkokių klausimų, kurie ateitų į tą 3 levelį. Nepaplėtinė, kodėl žmonės skiriasi ir taikosi, Koks jums skirtumas, kodėl jie skiriasi ir taikosi? Klauskit, kodėl man nesiseka sukurti kažko, arba kodėl man nesiseka uždirbti pinigų, arba kodėl man nesiseka draugų surasti, arba kodėl mano darbdavys kažką ten daro, ne mano darbdavys, dėl ko aš patenku į tokią situaciją, kad mano darbdavys taip daro. Tai ar turit kas nors atsinešę gerų klausimų? Ištraukit iš užančio. Jūs turit, aš matau jūsų tokius. Ką nors, galim, bet taip pašaudom keletą ir tada juos taip pat apjungsim. Gerai, labai aiškus klausimas, aš jau įsimenu jį, gal dar kas nors turi? Viskas aišku. Kodėl anglai nelaimėjo? Esminis klausimas, kodėl anglai nelaimėjo? Kas dar? Klauskit, važiuojam. Mes čia toj apjungsim ir... Kokios, jeigu, tarkim, darai kažkokią veiklą, nestaitint, ar ne, nuo to prisidėjimą, ir tu darai kurį laiką ir po to nebeįdomu pasidaro ir vėl pasipasukas yra... Atsibosta veikla. Visuose dalykuose. Ir nėra ilgoji perspektyva, nemąstyti kažko. Kaip šitai sprendžiant įdomu. Kaip padaryti, kad neatsibostų dalykai? Tipo, kad nereiktų to staitino, to pastoviai su to norėjimu spręsti iššūkius iš adrenalino. Jeigu taip suformuluotum, tai jo, kad neatsibostų vienoje veikloje, kad būtų ilgalaikis rezultatas. Ta prasme. Ok, išgirdau. Kas dar? Kokios yra temos, kurios priverčia ar leidžia lietuviams susimastyti ir juos jungia, tam, kad būtų galima bendrai kilti? Kokios temos vienė lietuvius, kad jie bendrai kiltų? Taip, sakykime, paimant paprastai grupę, kurią esi sukūręs Facebook'e, kur užduoda klausimus ir matos, kad žmonės įsitraukia. Tai yra toks pirmas žingsnelis į savęs pažinimą, į kažkokią naudą, į kažkokį kelią, kur galima giliau nueiti, bet kaip tai panaudoti plačiau. Gerai, įdomu kampą čia jūs palėtėt. Dar kokį vieną ir tada jungsiu tuos. Apie pyktį, kad neatsibostų, kaip vienyti žmonės, kad kiltų. Kaip paleisti? Ką jūs atsinešėte? Kaip sakė? Ne, o ką? Kaip paleisti tai, kas dabar turi. Okay. Tai čia panašiai su pykčiu buvo, ne?
Nu, nepyk kitoks jausmas, bet ir... Ok, kaip neprisirišti arba paleisti prisirišimus? Ne, kaip paleisti prie to, kas prisirišta. Žodžiu, prie kažko prisirišom ir kaip paleisti, kaip atsirišti. Nes galima atrišti tik tą, kas pririšta. Įdomi. Nu, aš va ten tuos du pirmiausiai kažkodėl labai gerai sujungčiau ir šitos du tokie čia. Tai visų pirma, kas mums neatsibosta? Į kurį pardas jūsų? Aidas. Jūsų? Marius. Marius. Tai va, Marius labai įdomiai užklausė klausimą, išraitė tokį gerą, kad yra kažkokia grupė Facebook'e, kur žmonės ten vieni su kitais kalba, bendrauja, jiems viskas įdomu. Kaip mano, dėl ko jiems ten viskas įdomu? Na, kas juos vienyje? Kas dar? Bendravimas, smalsumas? Bendros mintis. Bendros mintis. Pomėgiai. Va, man šitas buvo arčiausias. Pliatkai. O, žiūrė, va ir jai blogai. Nu, aišku, smalsumas čia, nes kaip pliatkų ir einam per smalsumą ir panašiai, bendros mintis, nes visiems šūdinas gyvenimas, bet reikia pažiūrėti gal dar kažkam blogiau ir pasijuoksim. Oi, bus smagu, va. Pirmas lygis. Mes realiai mėgstam pliatkus. Ir jeigu Aidas, ne? Aidas klausia, ką daryti, kad kokia veikla galėtų neatsibosti, arba kaip padaryti, kad veikla neatsibostų, arba kaip išlaikyti testinumą. Visat pliatkose būkit niekad neatsibosti. Pats baisiausias dalykas. Tai va, žmonės mėgsta kažką lengvo, paprasto ir tokio paviršutinio. Nes kai mes persidirbam, pavargstam savo darbę 8-9 valandas dirbdami, parėjus dar vaikai, šeima, namai ir panašiai, mes norim kažko tokio lengvo, tokio chill. Sėdim, nieko neveikiam, bet dėl to mums labai praverčia ta dėžutė tokia kvadratinė. Spaudžiam, o, ką rodo, tą žiūriu, nes labai lengva. Ir tada čia ateina, atsisėda Tomas ir kažką pasakoja sudėtingo, blemba, kaip sunkiai klausytis, sudėtinga galva reikia sukti, dar čia po darbų norėjau pailsėti ir dar reikia sukti galvą. Daug paprasčiau būtų įsijungti pliatkus, įsijungti kažkokią grupę, varom vieni ant kitų. Daug paprasčiau, sutinkat? Bet tam, kad žmogus augtų, tam, kad plėstųsi sąmonė, mes turim reikia per sunkumus kažkokius eiti. Gal nereikia ten labai skausmų ir sudėtingų kažkokių dalykų, bet mes turim save įstatyti į ne visada į patogias padėtis, ne visada su to pulteliu mojuoti prieš teliką. Nes tai yra labai patogu. Mes žiūrim, fainai, va tam blogiau, tam geriau, va čia norėčiau, pasvajoju, bet nieko nedarysiu. Vis tiek tam blogiau, taip, kam čia ir daryti, vis tiek va fainai, man dar ne tai blogai. Čia mačiau per 24 valandas blogiau žmonės gyvena. Rodo dar tą laidą, ar ne? Kažkokia 24 valandas būda tokia. TV pagalba. Nežiūrit? Nu, pagaunat mintį, apie ką kalbu. Mes labai domės kitų gyvenimais, pliatkais ar kažkokiom nesąmonėm, nes tai yra paprasta ir lengva. Ir tada neaugam, nekylam, nesidomim. Ava kažkas iš galo, Aidas, pradeda kažko domėtis, pradeda kažką varyti, praeina per sunkumus, kai sunkumų sumažėja, nebėra ekstremo adrenalino. Ir žmogui, kuris mėgsta tą adrenaliną, kuris mėgsta to ugnį, kuris mėgsta spręsti problemas, jam darosi nebeįdomu. Ką daryti, kad būtų įdomu? Galimai, va irgi labai įdomus atsakymas, ką galima suvesti. Kai jau mes atsiduriam komforto zonai, kažką kūrėm, darom, yra nepatogu, va tau patinka nepatogumai, eit kažką daryti. Ir tik atsiranda komforto zona, tau viskas įprasta, aišku, patogu, ar tai santykiuose patogu, ar tai versle, ar kažkur, idėjose, nieko naujo, nebėra ugnelės. Dėl to aš visada klausiu žmonių, ar tai, ką jūs veikiat, jūs matote tame prasme. Nes jeigu tame yra prasme, galima pereiti dar į kitus etapus, kurie vėl iš naujo leis kažkur rasti energijos, ugnies ir panašiai ir eiti toliau. Nes kitu atveju mes tiesiog mesim veiklą vidury ir nieks nevyks. Sunku yra testinumą palaikyti, tiesą sakant, ir man iki galo, bet man yra visada lengva tada, kad aš matau didelę prasmę. Aš tiksliai žinau, koks yra to galutinis tikslas. Kaip pavyzdys, noriu pastatyti namą, aš statau, nors ir sunku statyti, bet aš statau, nes žinau, kad aš jį pastatysiu ir va tada aš būsiu pabaigęs. Tai tas mane veža. Bet, pavyzdžiui, jeigu kažkoks galutinis tikslas, nesakau, kad gal jūsų draugų, tų, kur sakėt, draugais vadina. Jeigu galutinis tikslas yra, pavyzdžiui, pinigai, noriu daug pinigų, manęs dažnai žmonės klausia, kaip uždirbti daug pinigų. Tai jeigu žmogaus pagrindinis tikslas yra daug pinigų, jis net patys pinigai, jie niekaip tavęs nedžiugina, bet niekaip. Galbūt tai, ką tu veiksi su jais, ar kelionė, ar ką tu už juos turėsi, galbūt. Bet jeigu žmogus nesugeba to įvardinti ir sako, kaip uždirbti daug pinigų, reiškia, jis net antiek neturi fantazijos, jog jo tikslas pinigai ir tai ilgai neveš į priekį. Kad ir kiek daug pinigų jam duosim uždirbti,
jis labai greit palūš, nes bus absoliučiai nebeįdomu, nes patys pinigai iš savęs neteikia kažkokios prasmės didelės. Nėra vertės juose, būtent. Yra vertė, tu gali jos iškeisti kažką vertingo, bet žmogus dar nesumastė į ką. Tai reiškia, tie patys pinigai pradės nebevežti. Tai Aidai, tau šiuo metu aš manau, kad geriausiai susimastyti, dėl ko tu tą darai, tą kažką, ką tu darai. Ir ar tikrai tai yra galutinis tikslas, nu, ta prasme, nėra galutinio kažkokio tikslo, čia ne Final Destination filmas, bet ar tikrai, kai tu tai padarysi, tu džiaugsies tuo, viskas ok ir vėl galėsi paleisti. Nes kitu atveju padariau ir, nes aš gyvenime labai daug dalykų padariau ir klausiau, kam aš čia dariau. Ta prasme, visas kelias buvo fainas, buvo viskas ir gerai, kaip kažkas čia minėjo, čia ir dabar, kažkur jau perskaityt gerą labai frazę. Tai galima čia ir dabar mėgautis tuo darimu. Galbūt pats procesas yra fainas, bet vyram dažnai reikia ir tikslą pasiekti kažkokią, ne? Moterim gali būti čia ir dabar, bet irgi dabar moteris jau labai supanašėjo su tais vyrais. Kol gauna. Taip. Bet čia visiškai natūralus gyvuliškas dalykas. Jeigu aš kaip gyvulys, jeigu iš gyvūno sąmonės aš noriu pasiekti moterį, kitą gyvūną, nes yra instinktas, hormonai ir panašiai, aš pasiekiu, aš medžiotojas užkariauju ir man reikia kitų užkariavimų. Jo, tada jau nebe gazelė, jau nebe stirna, o jau... Nu. Ir tada klausimas lieka vėl. Lygiai tas pats atsakymas bus. O koks tas bendras tikslas tą gazelę pasiekti? Jeigu tik pasiekti, kad kažkam trumpam, ar pasiekti nes fainai ir paskui nebe fainai, tai nuolat taip galim kartuoti. Nuolat kartuojam ir viskas ok. Galima visą gyvenimą taip žaisti. Nėra problemų. Bet tam, kad būtų fainai ir neatsibostų, aš turiu tiksliai pats savyje viduje žinoti, ko aš iš to noriu. Nu, pavyzdžiui, kiti santykių nori. Aš sakau, kam tu nori tų santykių, kad vaikų būtų, lengviau dviese, viens kitą palaikyti. Nu, tai, okei, du žmonės susitinka, padaro vaikus, viens kitą palaiko, lengviau paskolą pasiimti. O kodėl jūs juokate? Esat girdėti? Yra buvę jums taip? Nu, patogiau biški gaunas dviese, susimeti sklatkę ir kas su gyventiniais nevadintų, apsiženiai dar rotušiai, čia pas jūs populiarus, pas daug labai kartų. Aš mačiau daug labai vestuvių, žmonės taip tokias, aš klausiu žmonių dėl ko, nu, fainai dviese liuks. Jo, irgi, savo draugų. Labai daug savo skirybų. Ką jūs veikiat gyvenime? Skiriai. Aš daugiau skiriuos nei tokiuos. Man skirtis labai patinka. Tuoktis ten su ta suknelė nepatogu, o išsiskiri, sąskaita papilnėja. Jo, tai apie link ko aš lenkiu. Jeigu mano tikslas yra vėl gyvuliškas kažką užkariauti, kad būtų patogiau, nu nes yra patogiau, aš sutinku, kad yra patogiau dviese. Liūdna vienam, kažkas apkabins, telikai dviese. Tai jeigu tik toks tikslas yra, jeigu mes tik tokiam sąmonės lygmenį gyvenam, nu tai vat mes kaip gyvuliai ir gyvenam tada pagal instinktą, kas čia sakė, nu hormonus, instinktus, ne? Mes užkariavom, gavom, patiko, nebepatinka, ačiū, užtenka, viso gero ir kartuojam tos etapus kaip gyvuliai pagrindiniai, nu praktiškai kaip gyvuliai. Bet jeigu mes nors truputį nuo to gyvūno pakylam, ką aš vadinu dar ne žmogum, o gyvūn žmogum, nu toks tarsi dar instinktai yra, mes jų dar nepaleidom. Bet jau biški pasižiūrėjau, o kodėl aš taip elgiuosi? Jau užduodu sąmoningą klausimą, kodėl mane tie instinktai taip veda ir gal reikia, yra tie instinktai, neatmetam jų, neatmetam hormoninės endokrininės veiklos. Bet to kokia prasmė to? Mes pradam klausti. Tada mes jau keliam klausimą iš giliau, o kam aš tam santykiai apskritai esu? Santykė su žmogum, su darbu. Kodėl aš einu į tą darbą? Čia aš apie bendrai santykį kalbu. Nu, dėl ko aš einu į tą darbą? Ar dėl to, kad pinigų gauti, nes mano tikslas, kaip sakiau, pinigai, ne? Nu, ne mano, kažkieno. Ar aš einu į darbą, nes man ten fainai, aš ten save įprasminu arba sukuriu prasmę kitiem. Nu, pavyzdžiui, jeigu aš čia sėdėčiau tik dėl pinigų, nu, aš nesėdėčiau, čia nėra pinigų realiai. Netgi jeigu ir būtų, jų man nebūtų labai įdomu. Man įdomu, nes aš galiu kažką surinkti pasaulį, to, ko ne visi iš čia esančių galit surinkti, nes ne visi turit galimybės tiek važiuoti, kiek aš visur. Ne visi galit, nu, kažkam šeima, vaikai, namai, sodą turit kažkas. Aš irgi turiu. Šuniuką, va, ir aš turiu šuniuką ir kačiukų turiu. Irgi. Ir šūdas, ne visada eina išvažiuoti. Tai aš jaučiu, jog mano misija arba kažkokia tai
Ir hobis, ir misija, ir prasmė yra susirinkti visų pirma egoistiškai ir savanaudiškai savo iš visur tai, ką galima surinkti ir tada išdalinti kitiem. Jeigu tik man už tai pinigus mokėtų ir aš čia turėčiau dėstyti kažką, man būtų neįdomu. Absoliučiai. Netgi dabar čia sėdėdamas aš augu. Man nebeaugo į ūgį, nes jau užtenka kaip man. Bet augu kažkur kitur. Tai aš jaučiu iš to prasme. Ir jeigu tai būtų tik pinigai, aš to nedaryčiau. Jeigu aš matau prasme, aš darau, man įdomu, man neatsibosta. Kai tik kažkiek atsibosta, aš ieškau naujų iššūkių, kad, kaip Aidas minėjo, nebebūt komforto zonui ir man, kad neatsibostų. Nes jeigu darysiu 100 kartų iš eilės vienodai, man atsibos irgi. Natūralu. Tai mes turėtumėm kelti gal klausimą, ką daryti, kad neatsibosta, aš čia vis dar apie tą patį, ne? Ir apie tai, kas prasminga. Čia tuos du galiukus paliečiu. Marius jūsų vardas, ne? Tai reikia ieškoti prasmės, didelės prasmės. Ir kažkas grupiai kažkokioj, kurioje jūs minėjot, užsisėdi tik dėl to, kad neturi ką veikti. Ir dėl to, kad patinka pletkai ir jiem visą gyvenimo prasmė yra prastumti laiką. Nes labai prasmingų dalykų ten yra nedaug, biški yra, bet nedaug. Yra kažkokių, bet kai aš paduodu kažką giliau, aš stengiuosi padaryti video kažkokių internetą, dar kažko, jeigu matėt, kas nors gal sekat, kai kalbu kažką sudėtingo, kažką, kas tikrai gali būti vertingo ir pakeistų gyvenimą, nelabai įdomu. Neblogai. Gerai. 3 laikai. Tik pašneko kokią pievą, visai nesąmonę, pažvengiu iš ko nors, grinai pletkų lygį, nusileidžiu į vaikų darželį. 500 000 peržiūrų. Ir tada, tai važiuojam, darom tai, ką norit. Bet aš tada bandau biški užslėpti mintį ir daryti kažką tam vaikų darželio lygį, bet vis tiek kažkur biški iš aplink įdėk kažką. Ir gal tada suprantu, jog per humorą žmonės lengviau pasiekti. Per humorą lengviau pasiekti žmonių sąmonę, nes per paskaitą kažkokią labai sudėtingą. Sunku, mes mokykloje nenorėjome mokytis dažniausiai. Priešinomės tam, didžioji dalis. Tai jeigu čia kažkas kažką moko, kažkas turi mokytis, jau nebeįdomu. Dėl to nepalaikykim čia mokytojo ir mokinio santykio. Būkim tokie visi vienodi ir bendraukim. Gal kažkas čia nori atsėti? Dar galima? Nuo tos afkutės. Žinoma. Norėjau paklausti, kaip žinoti, kad tam konkrečiam žmogui tinka darbo sritis? Tai va dabar jum čia ar kažkam kitam klausėt? Nebūtinai asmeniškai, bet... Ne, ar savo čia klausėt, ar jum kas tinka, ar apie kitus norit? Apskritai. O kam dabar jums rūpi jie? Mes ką tik kalbėjome apie pletkus ir jums rūpi jie. Jie jums neįdomus, jūs esate čia svarbiausia. Va jūs, viena jūs, savo svarbiausia. Aš savo svarbiausias. Ruslanas, savo. O kodėl jums rūpi dabar Ruslanas, kas jam tinka? Jūs klauskit, kas man tinka? Kas tiksliai man tinka, Tomai? Va čia tai klausimas. Va per trukėlę prieisit, aš jums pasakysiu. Va, bet labai geras klausimas, tiesa, bet nebeklauskit, kas jai tinka. Tegul šiek tiek jinai susirako, kas jai tinka. Tegul jinai daro, kas jai tinka į dzinim. Nesirūpinkit kitais. Iš vis. Kol nepasirūpinot savim. Pasirūpinkit savim. Kai jums viskas faina ir gerai, jūs prisipildė savo stiklinės, tada dalinkit į šonus. Taip primityviai, aš labai suprimityvinu viską. Aišku, rūpiname šuniuko, turi žmonės. Už Angliją sirgo, šaukė, skanduoja. Tai mes rūpinkime savim ir tik tada kitais. Nes dažniausiai, kai negalim pasirūpinti pilnai savim ir mums nėra gerai, mes taip tingim krapštyti savo nesąmonėse, kad prisieškom svetimų problemų ir ieškom gal kažkam kitam blogiau, kitam padėsiu, bet kad tik nuo savęs nusisukti. Esat pajutę tokį? Jūsų draugam yra buvę antros kartos giminėm. Tipo draugam. Tokiem. A ne? Dabar kaip paleisti pyktį ar kažką? Tai žiūrėkit, jeigu mes vėl kalbam, kad aš turiu rūpinti savim, kad man viskas turi būti gerai, aš savęs visada klausiu, ar man vertinga pykti ant kažko, kas man kažką padarė. Yra žmonių, kurie man kažką padarė. Ir aš irgi ant jų pykau. Ir tol, kol ant jų pykau, aš tiesiog eikvoju energiją. Labai primityvų. Kaip dabar paleisti? Dabar yra labai daug vyrų ratų, visokių ten grupių, visokių paleidimo technikų, hipnozių, NLP ir daug dalykų. Ir visi jie vienaip ar kitaip kažkaip yra kažkiek veiksmingi. Ir galima visą gyvenimą save ten vesti per visokias praktikas. Ir gal kažkada vieną dieną ateis toks prašviesėjimas. Arba, kaip aš sakau, galima į trumpesnių kelių. Šiaip nėra trumpesnių ar ilgesnių kelių, bet tiesiog vieną kartą
nuspręsti nebepykti. Va čia ir dabar nuspręsti, jog nebepykstu. Jungti pohui. Ir aš tada galvoju, man irgi taip yra, buvo ir aš, bet čia man padarė ir panašiai, bet ar man tai vertinga, ar man verta tai nešiotis? Įsivaizduokit, turiu akmenį kišeniai, dabar labai man sunku su jumis kalbėti, nes jūs visiškai užsidaręs, kiek tik įmanoma. Ir tai viskas eina taip pro visur, bet ne jum. Kur tik eina, bet ne jum. Vis dar. O, biškai geriau jau. Įsivaizduokit paprastą situaciją. Čia dabar jums tiesiai, tiesiogiai. Sėdit jūs čia. Reikia atsistoti ir eiti kažkur labai labai toli. 100 kilometrų eisi, daug dienų. Ir prisidėjote akmenų į kišenę. Vieną akmenį, kitą, penktą, daug akmenų. Ir jie tempia kelnę žemyn. Tempia, sunku neštus akmenis be reikalo. Tai tie akmenys yra jūsų negatyvūs jausmai. Gali būti pyktis kažkam. Jūs galite neštis, jūsų pasirinkimas, jūsų akmuo. Galite nešti. Arba galite išmesti ir paleisti. Ir nebūtinai taip daryti, tik duodu prielaidą. Ir dabar pabandykite tik įsivaizduoti. Dar nieko nereikia išmesti, jeigu nenorit. Paėmat tuos visus akmenis vieną dieną, išmetat iš kišenių, nebeturit, kažkokio identiteto nebeturit. Praradot viską. Įsivaizduokit tą jausmą dabar viduje, kaip lengviau turėtų būti eiti, kai tuščia. Tarsi kažką praradau, kažko nebeturiu su kuo save sujungti. Čia nereikia mąstyti. Per protą jūs paleidot, nes jūs labai protingas. Jūs per protą paleidot senai, 100 metų, bet per emocinį kūną nepaleidot. Per mentalinį kūną jau nebėra, ištrinta, jūs labai protingas. Daug čia labai protingų žmonių, visi čia labai protingi mes. Ir mes protų jau išmąstėm, o aš jums siūlau išjausti. Aš nesakiau, pagalvokit, kaip ten būtų. Aš sakau, pajauskit, kaip nebėra tų akmenų. Pajauskit, kaip jūs nebepykstat. Būsena, kai jūs nepykstat. Išvaizduokit, kad paplūdimy sėdi dabar, jeigu norit. Be akmenų, ramiai paplūdimy nėra ant ko pykti. Ir kokia tada vidinė būsena? Man būtų labai ramu ir gera. Tiesiog nieks manęs nebetrauna, tiesiog atsipalaiduoja raumenis, viskas atsipalaiduoja ir ramiai galiu sėdėti ir manęs nieks nebetrikdo. Ir iš čia, bet kada galite vėl akmenų pasimti, jeigu norit. Arba galite sakyti, o, kaip lengva. Pasirinkimas galų gale yra jūsų. Kaip ten be tų akmenų? Atsileido šitai. Gali būti labai gerai. Tai aš sakau, yra milijonas technikų, kurias galima naudoti, arba čia ir dabar galima tiesiog, jūs nebepykstu ir atstokit nuo manęs. Aš tiesą sakant, savo gyvenime pyktį panaudojau pozityviai. Aš pykau ant tam tikrų žmonių ir pykčio energiją panaudojau kažką sukurti, nes tai yra labai galinga energija. Bet aš ją panaudojau kryptingai, nukreipiu tą pyktį į darimą kažko. Aš norėjau kažkam kažką įrodyti ir aš iš to padariau ir paskui galvoju, kam aš čia velniop įrodinėjau. Bet per tą laiką kažką padariau. Arba galima savidestrukciją užsiimti. Su tuo pykčiu save žaloti. Negatyviai jį naudoti. Gaišti laiką ten, kur nereikia. Tiesiog naudoti energiją pykčiu. Aš sakau, yra milijonas technikų. Galima nueiti padėkoti, galima čia padėkoti, galima išmesti akmenis, galima nieko nedaryti, galima... Kažką, žinoma, kažkokias pamokas. Davė pats įvykis kažkokį. Ja? Tai va, tai vietoj pykčio galima dėkoti, kad taip įvyko. Tas žmogus yra tik tai pašalietis, ar kaip čia pasakyti, ja. Tai va klausimas, ar jūs pykti laiko tam žmogui, ar džiaugiatės ir jaučia dėkingumą, jog taip įvyko. Galima sąmoningai dėkingumą jausti už tai, kad jūs dabar toks esat, koks esat. Kitu atveju toks nebūtumėt. Kažkas būtų kitaip. Bet šitoje vietoje yra taip, kad su sąmoningumu pasąmonės nevairuosi. Ta prasme, čia labai apie tai, ką sakai,
Taip, tiesiog tam, kad tai įvyktų, reikia pakankamai didelio sąmoningumo ir savistabos. Absoliučiai. Tam, kad tą pokytį padarytum pasąmonėje, o ne sąmoningai. Nes sąmoningai ir iš proto vyrai labai daug kokius. Ir tas pokalbis, žinai, tiesiai. Bet kai ateina tos situacijos, kur pakelia tas pačias emocijas, mes turim sugrįžti ir susitvarkyti su tuo giliau, negu tik proto lygmenyje, kaip tu minėjai. Taip, labai geras pastebėjimas. Pasąmonė gali valdyti sąmonę arba sąmoningai galiu pasąmonę kažkiek keisti. Galiu, bet turiu būti labai gerai minėt, sąmoningas. Ką reiškia sąmoningas? Tiesiog kelti teisingus klausimus ir žiūrėti, dėl ko taip yra, ką aš netaip darau, ką aš taip darau, ką galėčiau padaryti, jog būtų geriau. Tai čia yra sąmoningumas, čia nereikia kažkokio labai giliai eiti. Kas, čia to sąmoningumas? Bet kai pradžia kelio toks, ar knygom darysi, ar seminarais, kad tiesiog yra lengviau turėti kažkokį mentų, kuris leistų tą ratą nustoti sukti, ta prasme, kažką. Ar poroje, jeigu būtų... Po protą biškį apstabdyti. Nes kaip ir minėjau pradžiai, protė jau turbūt viskas senai įspręsta mentaliniam kūne. Emociniam, energetiniam kūne dar kažkas pastrigė. Ir tam, kad nesisuktų va taip, reikia nusileisti į... ar nusileisti ar pakilti, nežinau kaip čia. Kaip kam patogiau. Į kitą kūną. Ir jūs irgi minėjot labai panašią temą kažkaip, kad prisirišot kažkur ir nebesiriša mazgai. Mazgai kažkokie yra. Yra vis dar. O kad jūs atėjot laisvai, kur jūs čia prisirišus esate? Galėtumėt kažkaip biškai konkrečiau gal pasidalinti? Galvoje esat prisirišus prie kažko. Prie dalykų. Ar tie dalykai yra gyvi žmonės? Ar tai buvo arba yra žmonės? Dalinai. Dabar taip ir nežaisim. Čia dabar reikia man dirbtinį intelektą jungti. Dalinai žmogus, bet toks gyvūnžmogus. Va, gyvūnžmogus. Buvo toks gyvulys. Mes draugavom su juo. Ne, aš kalbu apie prisirišimą prie emocijos, prie prisiminimų. Jo, prie jausmų. Prie daiktų, kurie kažką reiškia. Gerai. Tai žiūrėk. Nereikia žmogus atsirišti. Ne, kiti yra, aš klausiu tik tai, gal tai buvo žmogus, ar yra žmogus, jūs su juo bendravot, prisirišot ir dabar sunku be jo būti ir tai yra prisirišimas. Ok, ne visai biški pusiau, dalinai, taip, emocijos. Viskas gerai. Tai Marius vėl teisingai minėjo. Prisirišimai visi, emociniai ir kitokie yra pasąmoniai. Toj vietoj, kur mes taip kasdien nelabai ten lendam, negvildenam, kažkur stalčiukė giliai. Ir patogu iki tol, kol jie yra stalčiukė ir nepradedam krapštyti. Nes kai pradedam krapštyti, ten yra reikalų. Aš paprastai, bandau supaprastinti, okay? Aš paprastai labai bandysiu kalbėti. Jei per primityviai, sakykit, galiu biškai panaudoti žodžių ir tokių manifestacijų, afirmacijų. Tai galim pridėti, dabar labai populiaru yra. Pastebėjot, visi kalba ten, kaučeriai, aukštom materijom, niekas nesupranta, bet jis kaip protingai pasakė, o ką su to daryti. Marius labai gerai sakė. Jeigu sąmoningumas, arba kitaip kalbant, vėl per sudėtingą žodį, jeigu aš savęs klausiu teisingus klausimus, ką jūs dabar jau ir darot, kaip man atsirišti? Aš sakau, o kur jūs prisirišot? Ir aš pradedu jums trikdyti biškį protą ir nervuoti, tiesą sakant, nes o kaip atsirišti, o kur prisirišot, o prie ko prisirišot? Kai kažkas jūs iš šono klausia, pačiam tai padaryti sunkiau, bet įmanoma ir pačiai. Jūs galit ieškoti, ar man tai naudinga, ar man prisirišimas prie šito daikto naudingas, ar man prisirišimas prie pykčio naudingas, ar man naudinga pykti ar ne. Jeigu man nenaudinga pykti, o aš save laikau protingu žmogum, tai koks aš per protingas, ar tikrai aš protingas, jeigu aš pykstu ir man tai eikvoja energiją? Gal reikia? Tai taip, ir reikia rašyti tada į pasąmonę. Tada reikia rašyti... Tam yra daugybė būdų. Tai o pasąmonė, tai reikia prisikapstyti prie pasąmonės. Čia kaip programavimas. Yra neurolingvistinis programavimas tam, NLP. Žinot, NLP, neurolingvistinis programavimas. Labai sudėtingai skamba. Bet tai ir yra neuro, tai yra protas arba smegenis, ne, kažkokios. Lingvistinis yra lingvistika kalba ir programavimas yra įrašymas. Reiškia, perrašau, naują update reikia įrašyti, kitaip sakant. Kaip? Galima nueiti pas kažkokį specialistą ir jis jums padarys, galima 5 metus pas psichologą vaikščioti ir gal padės, gal ne. Galima tiesiog vieną kartą
paim daiktą, prie kurio prisičiuoti ir sakyti, ate, tai man nebereikalingas. Arba emocijos, liūdesys kažkam, ar ilgesys žmogaus, ar pyktis. Sakyti, ate. Ir neurolingvistika įvyks. Perprogramas, ate daiktę, išmetam, nebėra. Kiti padaro asociacijas. Nu, aš žinau gal 100 metodų, net nežinau, nuo kurio pradėti. Sakau, NLP turbūt geriausiai šitoje vietoje veikia. Bet čia per sudėtingai skamba. Aš tai suasocijuoju savo jausmą, bet čia labai primityviai, bet turbūt geriausiai ir veikia, nes primityviai. Bet, pavyzdžiui, suasocijuočiau savo, jeigu aš jausčiau kažkam dabar pyktį. Tikrą tokį, kad pyktį, kuris giluminis ir man nepadeda. Aš jį suasocijuočiau su šitą stiklinę, jeigu mano būtų stiklinė. Svetimų nedaužysi. Sakyčiau, va čia yra mano pyktis. Ir aš išjaučiau, va tu čia mano pyktis esi. Skamba labai vaikiškai, bet neišsigaskit. Va čia mano pyktis. Pykstu baisingai. Va jeigu aš tą išmėsiu, akmenį ar kažką, va šitą stiklinę šiuo atveju, aš išmėsiu savo pyktį. Ir aš jau taip lendu į pasąmonę iš esmės. Aš surišu tą stiklinę sąmoningai su savo pasąmonė. Ir aš ją išmetu. Tiesiog išmetu, paleidžiu, kiti padaro laivuką iš popieriaus lapo, kuriame surašytas emocijos ir paleidžiu upę. Skamba juokingai, sako, čia vaikiški dalykai, neveikia. Bet mes pasąmoningai ir paleidžiam, ir palydim, ir išjaučiam, kaip tas laivukas plaukia, kaip ta stiklinė dūšta, kad viskas po truputį ir pasileidinėja. Tiesiog skamba tiek juokingai ir vaikiškai, jog vaikas tai padarytų ir nebebūtų. O suaugęs sako, ką čia tas Tomas, blėt? Stiklinė susidaužys, tai čia, blėt, susidaužys mano jausmai. Nesusidaužys. Tai nesusidaužys. Jeigu mes netikim, jeigu mes neinam link to, tai ir neveiks tada. Tai net nedarykit tada. Ir netikėkit, bet pabandykit. Paprastais metodais mes galim tai išspręsti. Arba galim sakyti, kad tai neveikia. Yra minties galia. Aš negaliu to įrodyti tiksliai. Aš savo galiu įrodyti, jums negaliu. Bet jeigu mes kažko tikim, tai kažkas ir veikia. Tai čia lygiai tas pats. Čia viena iš metodikų. Yra 100. Galima eiti pas specialistą gerą, jis išspręs labai greitai. Kai viens ant vieno susėdu su žmogum, labai greitai išsprendžia tokie dalykai, nes aš tiesiog tiek užknisu tą žmogų, per 10 minučių tiek užduodu durnų klausimų apie tą dalyką, kad jis susinervina, sako, nebėra pas mane to pykčio, viskas užtenka. Ir susistada ant kitko pyksta, ant manęs, bet geriau tegul ant manęs pyksta. Ir daužo stiklinės paskui namie. Tai galima paleisti labai paprastai. Pavyzdžiui, ar tai yra gyvas geras dalykas? Ne, ar tai yra valgomas? Pavyzdžiui, cukrus, tortas. Ne tai. Ar tai yra jausmas geras? Aha. Ar tai susijęs su nelegaliom medžiagom? Ne. Ar tą jausmą patiriat vartodama nelegalias medžiagas? Čia mes žaidimą kažkokį žaidžiam. Labai jinai paslaptinga, ne? Tokia, bet nepasakys. Jūs Okay. O. Jie yra patys kaip prisiminimai geri, bet sukuria tą emociją, tai paskui tampa negera. Daiktas geras, bet tai paleisti žemų. Duokit atsakymų. Ačiū, sakyk, Vidmantai, kad padėjai. Vismantas, jo vardas. Prisiminimai iš kelionių. Vidmantas pasirodo. Prisiminimai iš kelionių. Tokie geri prisiminimai, taip liūdna, kad Aš sakiau, kad žmonės neturi problemų rimtų, ane? Aš sakau, žmonės neturi problemų ir ieško, mano senelis sakydavo, raškažių. Žinai tokį žodį? Raškažis yra toks žodis. Ieškom raškažių, sakydavo mano senelis. Tipo, yra kita frazė, bet labai ten negera. Labai negera. Tai va, čia, žinokit, aš manau, kad jūs biškai prisigalvojat problemų, nes neturit ką veikti gyvenime. Taip, dabar darau prielaidą, hipotezę tokia. Neteiginys čia hipotezė. Nes, žiūrėkit, dabar aš pasakosiu, jums bus juokingai, gerai? Buvom kelionėj mes ir tokią fainą kelionę, sutikom fainų žmonės, plaukiam ten su laivais, tokį skanų maistą valgiam ir žmonės labai svetingi, susiradom draugų, viskas fainai ir liūdžiu dabar, nes ten buvo taip gerai, o dabar nebėra gerai. Čia mano problema. Ne, čia ne problema. Tai buvo fainas laikas, tai yra praeitis, aš galiu vėl tokių dalykų panašių kurti, o gal dar geresnių.
Tai nereikia liūdėti ir nereikia išmesti tų prisiminimų. Netgi nereikia išmesti žmonių, kurie pyktį sukėlė. Jie yra geri mokytojai. Juolab, kai mums kažkas geras emocijas sukėlė, tai gerai, nereikia to ištrinti. Labai dažnai žmonės manęs klausia dar kitaip. Jie sako, kaip jie man sakė, tai prisiminsiu. Kaip reikia su savim kovoti? Taip, kaip kovoti su savim, kaip kovoti su tuo, labai dažnai klausia, kaip kovoti. Su nieko nereikia kovoti. Kovoti, sakau, ringę galima ten, kai ateini, kovoji tada su kažko, bet tik ne su savim. Reikia priimti tas geras emocijas, atsimintis ir viskas. Čia mažiausia problema, sakyčiau. Jeigu visi tokias turėtume, gal turit kas didesnių kokių bėdelių? Nei ši bėda. Juokėsi, atsisėdat. O jūs su Vidmantu buvo? Ne su Vidmantu? Dar, pakvildenkim kokią temą. Aš kaip tik, nežinau, aš labai dažnai susiduriu su, nežinau, jūs pasakykite, ar jums irgi taip, aš pastebiu labai didelį susidariusią, labai didelę vienišumo problemą šitoj visuomeniai. Skaito mintį žmogus. Apie vienišumą. Pirmą, antrą ir trečią. Pirmą, antrą, trečią, jūs turit lygmenį? Pavyzdžiui, nėra Vidmanto, jaučiuosi vieniša. Tada yra Vidmantas, bet vis tiek man vienai liūdna atrodo. Lyg šalia, bet lyg jo nebūtų. Žodžiu, realiai jaučiat ryšį su to irgi, ne? Mes pakviesim Vidmantą. Juokėsi iki ašro gali. Žiūrėkit, aš pastebėjau, kad įvyko čia prieš 2-3 metus tam tikri uždarimai, kai mes namie buvom užsidarę, labiau perėjom internetą ir aš žmonės kviečiu šiais instagraminiais laikais ateiti susitikimą ir sako, o nėra įrašo. Įrašiuką aš pažiūrėsiu namie, man bus fainiau. Blemba, šiaip patogiau, važiuoju dabar, čia iš Elektrėnų kažkas buvo atvažiavę, ne? Atvažiuoja žmonės iš Elektrėnų, čia jau reikia lipti mašiną, reikia anksčiau iš darbo išeiti, reikia važiuoti, reikia ateiti, reikia apsirengti kažką. Ką? Atrakcija gali būti. Ir čia aišku įdomiau, gyvai mes jaučiam vieni kitus, užuodžiam, nes karšta labai. Bet daug žmonių sako, internete pažiūri viskas, kam čia kažkur eida, čia rūbus kažkokius galvoja, čia pasidažyti ir panašiai. Ir tai yra tiesa, ką jie sako, bet tiesa yra ir tai, ką jūs sako. Tai aš supratau, kad žmonės labai vieniši pasidarė. Ir keliuose čia susitikimuose iš eilės, aš paklausiau žmonių, kiek jūs turi draugų. Sako, ten pradėjome aiškintis, kas yra draugai. Ar turit tokių draugų bent keletą, su kuriais apie viską galit kalbėti? Kaip kažką baisiausio gyvenime esat padarę, kaip dabar jaučiatės, kaip jums skauda. Ne tik, kad fainai, čia užsidedu 5 kaukas ir, viskas fainai, visko nesakysiu. Ar kas turi tikrai tokių draugų aplink save? Pusė žmonių taip, ne? Turi. Kas turi daugiau nei 5 tokius draugus? Aš taip atsargiai, bet taip pat, kas 3 turi? Kas turi 1 bent? Mes iš tikrųjų daug žmonių, aš ateinu susitinkti su abiturientais, su kitais žmonėmis, mes sėdim kartu, jie ten žvengia, kartu bendrauja, vieną veipą traukia iš to paties veipuko. Jūs irgi rūkot veipą? Jo, tokiu pat. Nežiūrėjau jūsų tašių dar. Dar netikrinau. Per pertraukėlę, kas nesusimokėjot, pas Viktoriją, patikrins tašės jūsų, susimokėsit. Nepamirškit. Nežiūrėjau, kas kokį veipą atsinešėt. Ką noriu pasakyti, kad mes beveik praradom ryšį su žmonėm. Netgi nuvažiuokit, mes čia esam dabar, ne? Sėdėm visi ir pusė tik žmonių turi 1, 2, 3 draugus. Kiti beveik neturi daugiau draugų, su kuriais tikrai atvirai apie viską galėtumėm kalbėtis. Visų pirma, jie mums neatsiveria, bet ir mes turbūt neatsiveria. Mes tarsi bijom, mes praradom ryšį. Nebėra bendravimo. Mes parašėm žinutę, mes išsiuntėm emociją kažkokią ir viskas to baigėsi. O kažkokio giluminio tikro ryšio. Aš tai net neįsivaizduoju bendravimo be atvirumo. Kiti sako, davai, Tomai, būna be kaukių. Sakau, kad aš jau senai be tos kaukės čia sėdžiu. Ką mes čia su kaukėm veikiam? Bet vis tiek kažkaip nedrąsu žmonėm atsiverti. Čia, kai daug žmonių, aš suprantu, čia nebus, kad dabar kažkas atsistos turbūt ir sakys, viskas, dabar noriu atsiverti, čia man hipnozė seansas. Ne, čia natūralu, mes nemėgstam prieš minę kažką daryti. Bet kai jau esam 1 ant 1 su draugė, su ta, kuria 10 metų nuo mokyklos ten bendraujam, ir jinai dar nežino apie kažką,
Blemba, keistai skamba, ką? Tai kad iš kur turbūt išmokom būti neatviri su savim. Mes negalime būti su kitais atviri, jeigu nesame atviri patys su savim. Jeigu mes savo nepripažįstam, jog aš klystu, jog aš turiu problemų, jog aš šito dar nesusitvarkiau, tai kaip aš tą kitam pasakysiu? Nes jeigu žmogus pradeda galvotis kaip svyra, jis nebesustojęs, nesąžiningas autis. Nu tai taip, jeigu mes nors kažką meluojam. Kaip ir paminėjai, prieš 2-3 metus tai kažkas įvyko, kur žmonės patikėjo, kaip reikia. O tai čia vyksta nuolat, aš manau, tie dalykai ir bandysiu nesiverti labai daug į sąmokslo teorijas ar konspiracijas, bet nuolat vyksta dalykai, kasdien atsivertus ir vat, turi telefoną kas nors? Išmanui, kur galima taip daryti. Daro taip kas nors taip. Zik, zik, zik. Va ten vyksta dalykai, visi rodo, kokie yra gražus. Visi rodo, kokie patys gražiausi jie gali būti, kokią pačią geriausią žmoną ar vyrą turi, kokią geriausią kelionę. Vieną kartą metus kelionę, bet jau iš tos kelionės tai susidės visiems. Visiems metam. Nuo to, ką valgė, iki to, koks rezultatas po valgymo vakare iškrito. Viską parodys geriausia. O kai kažkas blogai, tarsiu, ne, viskas normaliai. Įsideda čia, aišku, batulino, susileidžia, kad raukšlių nebūtų čia. Ir tada šypsomės, va taip, ta dirbtinė šypsena. Tai va ten ir formuojam, mes patys tai formuojam. Tai kaip atsukti šitą ratą į kitą pusę, sakykime, tavo šitie susitikimai tai ir daro. Aš bandau triggerinti žmonės ir specialiai provokuoti ir sakyti, žiūrėk, nuo rytojaus, nuo šiandien, pabandyk būti tikras, kažkiek savo visų pirma, ne visiems. Nereikia eiti į Instagramą ir šaukti, ei, buvom pas Tomą, dabar karočią taip, tu duchas, aš pas tave nebedirbu, su tavim Angelė iš vis reikalai baigti. Ir dar vaikam von iš namų 14 metų pats gali. Nu, nebus taip. Nedarykime mane, nes man irgi rizika šiokia. Bet savo būkim atviri. Atviri savo, sąmoningi, ar kokį čia žodį vartoti, kad būtų paprastas. Būkim tiesoje su savim. Aš čia sėdžiu ir aš jaučiu, kad mano kūnas nėra labai sveikas. Yra sveikas daugmaž, bet aš nesu pilnai prasitempęs. Dar yra biški įtampų čia, ir bet čia dar biški negerai. Aš su savim atviras. Ir aš žinau, kad tai reikia pratempti. Nieks už mane nepratems. Kineziterapeutai gali pratempti, bet vis tiek, jeigu aš nieko nedarysiu, neprasitemps. Reiškia, aš turiu sportuoti arba eiti į jogą ar kažką prasitempti, kažką pasidaryti, ne? Savo sveikatingumo, sensų. Ir tol, kol aš to nedarau, nieks nepasikeis. Ir aš tada nesprendžiu kitiems žmonėms pečių problemų, kol savęs neišsprendžiu. Nesprendžiu sveikatos problemų kitiems, kol savo neišsprendžiu. Dėl to aš, kai esu atviras su savimi, aš sakau, okei, man negerai, aš dabar darau, bet ne maksimaliai, ką galiu. Dėl to ir rezultatų nesitikiu maksimalių. Ir esu, koks esu. Ir toks atviras galiu prisipažinti, kad esu, bet toks. Ir tada man labai laisva, aš niekam nieko nemeluoju. Visų pirma savo, antra jums. Jeigu ir jums pavyks kažkiek po truputį tai atlaisvinti, kad va man, bet yra tai skaudesnių temų, negu pečiai įsitempė nuo įtampos ir nuo streso, ne? Yra biškai didesnių problemų. Pavyzdžiui, buvot kelioniai, atostogose, sutikot Vidmantą, vaikščiot pajūrį. Ir tokie geri prisiminimai, o nebeina paleisti prisiminimų. Vidmantas skambina, o jūs nebenorite atsiliepti. Yra problemų, pavyzdžiui, sukursiu dabar kokią nors, gal kas nors. Jis irgi su tą pačią Vidmantą draugą. Ar yra Vidmantas čia? Salėje. Nėra Vidmantas. Čia humoro šou gausis tai. Galim pasijuokti, man labai patinka vienam į tokį. Yra kitokių problemų. Pavyzdžiui, gyvenu su, čia ne aš, bet gal kažkas girdėsit. Einu į nemėgstamą darbą ir nežinau, ką kitą galėčiau dirbti. Nežinau. Natūralu pripažinti savo, kad aš nežinau, aš nemėgstu šito darbo, aš nežinau, ką toliau dirbti, bet aš eisiu ir nuo šiandien aiškinsiuos, ką aš noriu veikti ir po darbo kasdien skirsiu valandą, kad išmokti naujo įgūdžio ir po truputį pradėti daryti kito. Čia yra labai drąsaus žmogaus pasirinkimas. Atrodo labai paprasta, bet tik drąsus žmogus gali paimti ir po darbo pradėti veikti kažką naujo. Pradėti po valandėlę, paskui po 2, paskui gali vėl neapmesti tą darbą ir pradėti veikti tai, ką noriu. Bet reikia išdrįsti, reikia išėti iš komforto zonos, reikia nepatogiai pasijausti, reikia pasiūsti paskui nafik visus ir eiti daryti. Bet, eisiu į grupę, paskaitysiu kažką, gal Vidmantui pamajakinsiu ir taip ir praeis rytoj. Dėl to mes nuo šiandien turėtume pripažinti savo. Aš gyvenu su netinkamu partneriu. Man negerai. Taip, šiandien nebeisiu į tą. Kur skirybos vyksta? Ties daug skiriatės. Kur reikia išsiskirti, jeigu nori išsiskirti? Važinėjau autobusu.
Yra greitos skyrybos. Greitos skyrybos. Pigios ir greitos. Jo, susirandi autobusiuką, šiandien nebedirba, ne? Jau. Nu, žodžiu, nebedirbi, 8 val. Tai rytoj įsiskirsiu. Priimu sprendimą, nueinu, sakau vyrui tam, klausyk. Daug metų gyvenom, pykstom, nepykstam viens ant kito, paleidžiam, viskas, aš nebenoriu būti, išeinu. Drąsaus ir sąžiningo žmogaus poelgis. O nesažiningas, melagis savo, nesažiningas ir neatviras su savimi, negyvenantis tiesoje žmogus, sako, nu gal pasitvarkys, gal išsispręs, aš tai nieko nedarysiu, bet gal jis pasikeis. Čia meluojam savo. Tada užsidedam daug kaukių, apsitepam daug makiažo, ateinam į aplinką, kurioje būnam ir sakom, jog viskas gerai, bet nėra gerai. Tai tokiu atveju mes ir dedam gražias nuotraukas su Vidmantu į Instagramą, nors ten su to Vidmantu jau nieko senai nebėra, gal ir nebuvo. Jo, nu, pat kai nusišypsam. Ir kai taip daro žymus influenceriai, žmonės, visi kiti rodo, kaip ten elgesi gerai, o aš jo sutinku paskui tuos žmonės. Labai garsius žmonės sutinku pležė ir mes sėdim kartu ir aš matau, kaip jiem blogai. O paskui jie jau eterį ten kažką daro, ar atlikėjai kokie nors, ar vedėjai, ar dar kažkas. Nu, bet taip yra. Tada ir mes įprantam taip daryti. Tai visų pirma, nekreipkim dėmesio, ką daro kiti, ką daro influenceriai, ką daro didėjai, ką Tomas kelia internetą. Nusišypsant ant visų. Kur aš savo meluoju? Va čia yra sąmoningumas. Paklaus savęs, kur aš savo meluoju ir iš tos vietos, ką aš galiu padaryti geriausia. Jeigu mano darbas blogas, gerai, gal ne šiandien, nes nebedirba jau. Bet gerai, ką noriu rytojaus naujo tokio mokytis, kad kuo greičiau saugiai išeiti iš to. Arba tiesiog išeiti ir tada eiti naujo. Arba išeiti ir dabar niekur neiti. Arba išmokti kažką, kad ramiai išeičiau. Čia nuo kiekvieno charakterio priklauso. Arba jeigu man blogai su Vidmantu gyventi, ką man daryti? Gal man tikrai išeit, bet pasikalbėti atvirai su Vidmantu, o ne pas Petrą nueisi dabar. Jeigu su juo bus gerai, tada ir Vidmantui pasakysi. Taip jau negerai, nes jau meluojam ir savo, ir Petrui, ir Vidmantui. Jau 3 apgauti žmonės. Aš sakiau. Suprantat? Va čia next level. Čia jeigu aš esu tokia maža liepsnelė, žvakės liepsnelė dega, va čia degtų, jūs nejaustumėte tos kaitros turbūt. Šviesą matytumėte, bet dar nebūtų karšta. Bet jeigu čia degtų joninių laužas, toks geras, jums jau sviltų antakiai ir blakstienos. Tai aš čia paralelę į jūsų energetiką ir energiją. Jeigu jūsų energija ir užsidegimas ir jūs esate tokia stipri ir stiprus, kad galiu visą pasaulį su tuo pakeisti, tada jūsų ugnis didelė. Tada Vidmantas nudegs ir atsitrauks. Aš sakiau, kad yra kažkas. Jo. Du kartus pataik. Žinot, sako, antrą kartą ant to paties grėblio. Tai čia mes galime sakyti, antrą kartą ant Vidmanto užsiropę. Du skirtingi Vidmantai. Jo, viskas gerai. Mes juokaujam ir tuo pačiu rimtai. Geras klausimas. Daug žmonių manęs klausia, kaip man kitą pakeisti. Kaip man padaryti, kad jis ar ji taip darytų. Kaip man padaryti, kad tas kažką darytų. Jūs visų pirma darykit, ką jūs norit ir tada kitas žmogus arba pasikeis, arba ne. Priklausomai nuo to, kiek stipri jūsų ugnis. Tai reiškia, kiek stipri jūsų energetika. Aš, pavyzdžiui, galiu beveik kiekvieną žmogų įtikinti kažką padaryti, jeigu aš norėčiau. Bet aš žinau, kaip veikia karmos dėsnis, jeigu aš kažką įtikinsiu padaryti kažką blogo, aš už tai turėsiu prisimti dalį atsakomybės. Jeigu aš kažką įtikinsiu padaryti kažką gero, aš žinau, kad irgi atsakomybę prisiimu už tai. Dėl to aš labai atsargiai bandau kitus keisti. Tiksliau, nebandau keisti kitų. Aš sakau, žiūrėkit, aš esu toks, aš gyvenu taip, rodau jums tikrą pavyzdį, kaip aš gyvenu, tai nėra nei geriau, nei blogiau negu pas jūs, bet aš taip gyvenu. Ir jeigu man atrodo, kad taip fainai, galit kažką iš manęs pasimti, galit kažką iš manęs paklausti ir nebūtinai taip daryti. Gal aš nusišneku. Viską tikrinkit, nieko netikėkit. Bet jeigu aš sakyčiau, aš noriu dabar visus jūs pakeisti, kad nuo rytojaus jums būtų geriau, čia būtų milžiniška mano klaida. Bandė vienas toks prieš 2000 metų. Džošua jo vardas buvo. Jėzus lietuviškai. Matėt, kaip baigė? Paskutinės dienas. Atsimenat? Nu, bet esat skaitę gal kur esat skaitę. Nu, iš istorijų turime, nėra atsimant. Tai va, tai bandė pakeisti pasaulį bičas, atėjo su labai dideliam ambicijom, tiesą sakant. Jo ugnis buvo didelė. Jis sakė, kad viskas yra meilė, viskas, aš esu tiesa, šviesa ir aš esu meilė. Ir nors jis pats buvo žydas, bet ir kitiems žydam nelabai patiko tas bajeris, nes žydai šiaip sakė, akis už akį, dantis už dantį.
Niekas čia nėra jokios meilės ir mes nesam lygus, nes yra išrinktoji tauta. Ir kažkam nepatiko, tai galima laikyti politikavimu Jėzaus tuo, Joshua, ir jį pakabino. Bet jis po 3 dienų nusiritino akmenį su Hebra ir išėjo. Tai menka čia ir auka gavo. Nežinau, kur čia ta auka. Nu tai va, tai nebandykim pakeisti kitų, nes gali baigtis taip, jeigu per stipriai bandysim keisti. Lietuvoje irgi neminėsiu pavardėm, bet yra žmonių, kurie atėjo ir bandė keisti kažką labai daug, nu ir vieną, ir kitą žiūriu jau užblokavo. Ir jie nebėra, ir dabar kažkur dirba biškai tyliau, pogrindį ar dar kažkaip. Tai nereiškia, kad jie blogi žmonės ar kažką blogai daro. Tiesą sakant, gerų idėjų aš pas vieną ir kitą ir trečią randu, bet jie negalėjo plačiai, nes kažkas stabdo. Tai aš tiesiog ateinu, rodau savo pavyzdį ir jeigu jums tinka, ok, jeigu ne, irgi ok. Kad biškai prailsintumėm galvas ir nueitumėm kažkur už atsigerti arbatėlės, čia yra kavos, padarom 10 minučių pertraukėlę, kad spėtumėm į tualetą suvaikščioti ar į kavos. Ir pasimastom klausimų, grįžtam toliau prie religinių temų. Tai yra, prie kokių kitokių. Tikrina gyvenimas. Tikrina labai ir tikrina, kaip reaguosim. Aš labai nervuojuosi tada, kai man neveikia technika. A jau pasakėt jam, kodėl kavos? Neketinu. Dar čia prašysiu kavos. Va taip gyvenime ir būna. A jūs girdėjot, vyrukai, kaip čia buvo? A, jau čia, jis paprašė kavos. O, teisingai. Kaip tu, Ruslanai, jauties, kai tavęs paprašo kavos, kad padarytų? Jeigu pasakė, kad silpna, tai gerai. Jo. Nes kitos moteris čia norėjo, bet sako, nu jau tikrai nesižeminsime, neprašysime. Turi pats susiprasti. Aš pasakiau, aš įsivaizduoju, aš pateikiu. Ne, aš būsiu silpna. Nu, tai iš vis gerai. Jau kažkokiam seminarė buvo. Prisimokė, kad yra skaičius knygui. Kaip būti moterim, vadinasi. Arba mano viena mamos draugė turėjo kitą draugę ir jinai tą draugę turėjo ant spintelės knygą. Iš tikrųjų buvo nusipirkus, kaip gyventi su idiotu. Nuskaitė, yra tokia knyga, galite pasidomėti. Taip, man reikia seminaras, kaip dirbti idiotus. Nu, tai yra visko. Visko yra. Ko dar žinot, ko yra pasaulyje? Mes galim čia taip jau neformaliai kalbėti, kol čia kavutė vyksta. Ko tik nėra. Aš, man atrodo, rašysiu irgi knygą. Kaip pamiršti Vidmantą. O Vidmantas buvo vardas. O jūs esat santykiuose dabar ar ne? O Zelginai. nu, pas jūs viskas pusiau. Čia su to, kurį reikia, kad jis išeitų, ar čia su to, kuris... Ai, su dviem esat. Su dviem turit santykių šiuo metu. Man iš karto po porą. Jūs, aš pas ją tiek energijos yra, kad ir... Aš nenustepčiau, kad ir 3. Norėčiau, kad vienas, kad tas kitas atsirištų. Bet jis yra prie jūsų kažkur tas kitas. Jūs su juo bendraujat? Jūs su juo gyvenat? Bet, o tai ką reiškia, tai pasakykit kažkokius atitinkamus žodžius. 3. Dar reikia gestą parodyti dar su rankom, su pirštais. Ne, vis tiek, kad nepaleidžia jūsų niekai. 5 kartus jau rodė. Wow. Nu, kai tiek energijos, kiek energijos turit, va, ir neatstoja vyrai. Ką daryti? Va, tai vieną, perleiskit kam nors. Kas norėtumėt, jums perleistų vyrą gerą? O geras vyras tas. Pas jis viskas yra arba pusiau, arba dviprasmiškai, arba, nu, taip va, sau. Abu geri vyrai maždaug. O jūs nesvarstėt su 2 vyrais? Aš norėjau, bet nesitinka. Nes, nu, aš labai rimtai klausiu. Čia rimta tema. Bet jūs norėtumėte 3 gyventi ar tokį trikampį? Žiūri, gerai būtų, aš galvoju, ne? Nu, sudėtingai, bet įmanoma palaikyti ryšį su daugiau nei vienu partneriu, a ne? Tai dabar sakėt, bando. Tai nuosakybos tarp dainam. Ai.
Tai čia pakankamai sudėtinga dėl to, kad žmonės nėra pakankamai sąmoningi. Sąmoningiam žmonėms nesudėtingai tai turėtų gautis. Nes jeigu kažkas turi nuoskaudų dėl to, kad partneriui gera, tai ten meilės nerasta toj vietoj. Jeigu, pavyzdžiui, aš bendrauju ir su visomis keturiomis iš jų bendraujam. Mes draugai, sakykim, nesileiskim dabar iki tokio, bet su visom keturiom mes... Kaip? Jo, 4 vidmantės. Va. Ir aš su viena biškį ilgiau pabuvau, su kita trumpiau ir parėjau, sakau, kaip gera, va, taip fainai kavos atsigėrėm, pakalbėjom ir kita jau pavydi. Tai meilės pas tą, kuri pavydi, tikrai nėra. Pas ją yra tik tai savinimasis. Čia labai įdomi tema, tiesą sakant. Jūs ką ten man rodot? Na, tą pirštą galit, kitą nerodykit. Tai jeigu mes pradedam savinti žmogų, tai meilės ten nebūna dažniausiai. Niekada nebūna. O savinamės dėl ko dažniausiai? Iš kito negatyvaus jausmo, iš baimės. Nes mes bijom prarasti, mes bijom, kad išeis pas geresnį. O jeigu išeiti gali kažkas pas geresnį ar geresnę, tai reiškia, aš blogesnis, tai reiškia, mano savivertė žemesnė. Tai iš esmės ir mes ateiname į pamatinės nevertybės, o kaip čia pasakyti, pamatinės temas, kurias reikėtų savo gyvenimą prasispręsti. Bet tai dar ir iš trūkumo būna trūkumo. Nesugebi pats užsipildyti to, ko nesugebi savo suteikti, tada reikia kitą laikyti tam, kad jisai... Tai absoliučiai, tai čia savinimas. Tai savinimas kyla iš trūkumo. Taip, jeigu man kažko trūksta, aš noriu iš kito taip kompensuoti. Arba aš išmoksiu to pasirūpinti pats. Mano žema savivertė, aš nepasitikiu savim, aš savęs neužsipildu, aš savęs nemyliu, man trūksta meilės, finansai mano nesutvarkyti, nemoku komunikuoti, santykiuose nemoku būti su darbdaviu, su šeima, su moterim, vyru, 2 vyrais, pavyzdžiui. Pagrindinės temos. Ko tokia? Nemokus panevalgyti pasidaryti. Bet čia galima užsisakyti. Būna, bet susitvarkom šitos dalykus, problemų beveik nebebus pamatinių. Bus mažų problemėlių, bus mašina suges, reikės remontuoti. Bus 2 vyrai atakuoja, neina nieko daryti. Bet jeigu įsispręsim šitos, nebus problemų. Nei vyras neišeis pas kitą geresnę, nes jūs būsit geriausia. Ir jeigu jis išeis, trumpam pabus, bet jis pareis pas geriausia. O jeigu nepareis, tai nereik tada viskas. Jūsų pasirinkimas. Jeigu jums nereikalingas, jūs sakot, jūs gražiai sakot, žiūrėk, man tu toks nereikalingas, ačiū, aš pati viena savo fainas. Bet jau jūs sprendžiat, ne? Bet jeigu mes neturim savivertės aukštos, nepasitikim savim, nemylim savęs, mums yra trūkumas ir mes savinamės kitą, pareina va toks, bičas, kuris buvo nesąžiningas, sakom, ką aš čia irgi nerasiu nieko, tai tada reikia būti jau su tavim. Daug kas taip gyvena. Bet jeigu viskas viduje gerai, tada mes jau kalbame su žmogumi, kas čia įvyko, dėl ko čia taip įvyko, gal aš kažko nedadariau, gal kažkas negerai, gal tu tada reik ten, gal tu tada pareik arba apsispręsk. Mes priminėjom sprendimus. Bet yra žmonių, kas su 2 vyrais galbūt norėtų gyventi, kas yra labai man įdomi tema. Jūs galite juoktis. Kaip? Kad moteris nori, labai stipri, beje, galinga energetika, nori su 2 vyrais gyventi ir aš matau, kad taip galima. Ir aš matau, kad taip labai įdomu gali būti. Visiems. Bet daugam net neina priimti iš vis šitos poligaminės idėjos. Lietuvoje tai čia iš karto sprogdina saugiklius, nes, o tai iš kieno pinigų, o tai kaip čia dalintis, ką reikia išdalinti, nieks tau nepriklauso. Sugyveni savo gyvenimą, jeigu tau gerai, taip, okei, jeigu negerai, negerai. Man, pavyzdžiui, čia tiek natūrali ir normali tema yra, kad aš net man nekelia iš vis jokio trigerio, bet daugumą labai iš visų čia sutrigerinu. Bet tokia, čia labai apie poligamiją šiandien. Čia atskira tema iš vis. Ja, aš nagrinėsiu. Manoma, tai tikrai Anglijos televizija jau prieš kelis metus rodė tokią situaciją, kai moteris gyvena su 2 vyrais ir jie vieni kitais pasidalino. Tai gal ir Lietuvoje yra. Aš tai pažįstu tokią moterį, kuri gyvena su 2 vyrais. Pažįstu asmeniškai. Bet ten yra labai aukštas sąmoningumo žmonės. Ten tantrikai, kurie gyvena kitom taisyklėm, ne taisyklėm, o tiesiog kitam sam... Sistema negyvena. Aišku, kad tai sistema ir yra, kad turi būti taip ir anaip. O čia nebėra tam tikros sistemos, yra gal kita sistema. Tiesiog išsilaisvinė iš savo didesnių problemų ir galima taip daryti, nėra problemų. Yra, aš pažįstu tokių žmonių asmeniškai, ne vieną. Lietuvoje tai atsargiai. Pasmerksius. Įsivaizduojat, išvarot į kelionę, vėl grįžtat į šalį, iš kur geri prisiminimai. Ir ten su 2 vidmantais įsimetat fotkę. Su vienu, su kitu.
Wow. Kitos nei vieno neturiu, jūs du pasiglemžėt. Dalintis reikia, man taip, mane senelis moka, kad dalintis reikia. Negaliu. Ir savo noriu išginti, bet ir kitai neduosiu. Gerai, gal dar kokių temų norit pagvildenti? Vienišumą mes šiek tiek čia šiandien panalizavom, mačiau, kad jums lipo. Dabar poligamija labai kažkaip matau šitai visai pusiai įdomi. Antakis kyla jums. Jūs susitokus, ko aš čia kilna? Antakis. Įdomu, kaip su tas savivertė yra? Vis tiek yra aspektų skirtingų. Pavyzdžiui, tam pačiam gali būti žmogus gyvenime yra vienoks, yra kitoks, šeimo yra trečioks, tas savivertė visuose vietose skirtinga. Taip. Ir kaip, sakykime, kelt ten, kur turi trūkumą. Taip. Labai geras klausimas, aktualu turbūt daugam. Galim pagvildenti biškai, ne? Yra savivertė. Kas yra savivertė visų pirma? Tai giluminis įsitikinimas apie tai, kaip aš save vertinu, nepaisant kitų žmonių nuomonės. Kaip aš vertinu save santykiuose, nepaisant, ką kiti apie mane galvoja. Kaip aš vertinu save darbe, kaip save vertinu, savivertė. Kaip vertinu save darbe. Aš vertinu, kad turėčiau 10 000 eurų gauti už valandą per dieną. Aš taip save tikrai vertinu. Valandą per dieną, dirbu mėnesį, turi būti 10 000. Aš taip įsivertinęs esu. Jeigu man tiek nemoka, aš neinu dirbti. Gali kiti galvoti, ką nori, bet mano tokia aukšta savivertė. Ir dėl to aš neinu į darbą, nes man tiek niekas nesutinka mokėti. Čia jau kitas klausimas. Bet aš save vertinu ir aš nedirbsiu už 500. Nu, kaip pavyzdys, ne? Tai dabar geras labai klausimas buvo, kad mes savivertę skirtingose temose, santykius paminėjot, darbą ir dar kažką. Bendrai gyvenimą kažką, ne? Mes turim skirtingus. Pavyzdžiui, papasakosiu jums tikrą istoriją tokią. Kai mes su žmona susipažinom, aš buvau aš galėdavau ant scenos 300 žmonių vesti renginį, aš galėjau kalbėti, pasakoti visiems, bet mes susipažinom, bendravom vienam vakarėlį, gėrėm arbatą, kavą ten, ir aš antiek savim nepasitikėjau santykiuose, antiek mano savivertė santykių, kurime su moterim buvo žema, kad aš bijojau, tarsi nepasitikėdamas savim arba su žema savivertė, nedrįsau jos paprašyti numerio jos. Nedrįsau apsikeis kontaktą. Įsivaizduojat? Aš galiu su 500 žmonių taip kalbėti, bet santykiuose man tabu. Nes mano savivertė auditorijoje yra aukšta, mano savivertė darbė aukšta, o santykiuose buvo žema. Nes kažkada aš buvau, ką turėjęs? Blogų patirčių. Kažkur nudegęs, kažkas man pasakė, kad nemoku ir aš patikėjau tuo, jog aš esu nevertas. Aš nevertas šitos moters. Tai mano savivertė buvo žema. Dabar kaip, čia pavyzdys, kad iliustruoti. Darbe galiu būti aukštai, santykiuose žemai, arba santykiuose gerai jaučiuosi, o darbe nieko neišeina. Tai dabar ką daryti su tuo? Įsivaizduokim, kad ir mano situaciją paėmus. Kaip galima tai tobulinti ir keisti ir auginti? Tai jeigu aš gerai jaučiuosi vienoje srityje, tos srities nebereikia ten stiprinti labai daug. Reikia stiprinti tą, kurioje savęs nevertinu taip gerai. Ir teigiama, kad savivertę galima stiprinti darant daugiau dalykų, kurie kelia tą savivertę toj sferoje ir mažiau, kurie mažina. Pavyzdžiui, susinstaliuojam Bumble arba Tinder programėlę. Ir ten savivertę labai greit galim nusimušti. Nes susimečinsit su 10 bičių ar panų ir 9 iš jų paskui pradings po savaitės rašinėjimus. Ir jūs galvosit, gal su manim kažkas negerai, aš nevertas, kodėl jūs mane išmetė, gal čia per mane, gal kažkas asmeniško. Tai čia žemins mūsų savivertę. Galim kažkur nueiti 5 pasimatymus, juose susifeilinti, visuose 5 ir irgi žemins savivertę. Nereikia užsiplėšti per daug. Pradžioje daryti mažai žingsneliais, mažus dalykėlius ir padarius mažą dalykėlį pasidžiaugti rezultatu. Galbūt šiandien noriu uždirbti 1000 eurų, o aš sakau, blemba, reikia 100 štukų įvalyti. Pirmą uždirbam štuką, sakom, pasiekiau, aš vertas, aš geras, dabar 1,5, dabar 2, dabar 3. Ir po truputį mes savivertę mažai žingsneliais, bet kelsim sistemingai ir nuosekliai, o ne tai, kad užsibrėžiu daug, nepavyko padaryti, tada griaužios, kad nepavyko, nes per daug užsiplėšiau. Tai mažai žingsneliais daryti veiksmus, kurie kelia tą savivertę. Toj temai. Pavyzdžiui, jeigu darbe, tai darbinius kažkokius įvykdyti savo įsipareigojimus. Kažką užsibrėžti, padaryti. Užsibrėžti, padaryti. Užsibrėžti, padaryti. Ir tai kels savivertę. Labai paprastai. Be jokių kažkokių sudėtingų ezoterikų. O kaip tai keltis santykiuose? Labai paprastai. Jeigu jūs, pavyzdžiui, ne jūs, bet kažkas, kaip pavyzdys, nedrįsta su moterimi eiti pasimatymą, bendrauti ir būti romantiku. Gali tai būti.
O gal aš pradžiai susirašyti galiu? Pradžiai, bet parašyti. Gal aš irgi nedrįstu, bet galima pradžiai parašyti. Paskui gal galima paskambinti. Paskui gal galima jau vaizdo skambutį padaryti. Čia skirtingi etapai. Ir paskui gal galima ir susitikti. O paskui gal galima ir 5 kartus susitikti. Ir po truputį gelti savivertį. Bet jeigu aš susirašau su Angelina Jolie, su ją susitinku ir jis sako, žiūrėk, tu manęs tikrai nevertas, eik velniop, mano savivertė krenta. Bet jeigu aš pradedu bendrauti, aš nesakau, kad Angelina Jolie čia kažkas yra, bet kaip pavyzdys, kad suprastume, mane iliustruoju, kad nešokti aukščiau bambos ir daryti mažai žingsneliais mažus dalykus. Pradžiui paskambinti, pasikalbėti. Galima komunikacijos mokytis, kaip yra komunikuojama santykiai. Kaip bendrauti su idiotu. Kaip bendrauti su moterim, pavyzdžiui. Sakau, mamos draugas skaitė, kaip bendrauti su idiotu. Tai jinai mokės, kaip bendrauti su idiotu. Tai jūs galit, kaip bendrauti su moterim. Kaip bendrauti? Ką jai pasiūlyti? Va, moteris norėjo kavos, bet neprašo. Jūs norėt, ne? Aš nenorėjau. Net nenorėjau. Tai paprastais mažai žingsneliais tiesiog po truputį bendrauti. Aš nežinau, komunikacija viena iš svarbiausių temų, kurią paminėjau. Aš nežinau, kaip žmonės ant tiek nemokėdami komunikuoti iš vis, kaip jie išlieka gyvi, aš neįsivaizduoju. Iki tiek žmonės nemoka komunikuoti, aš jūs pastebėjot. Gal ne jūs, bet jūsų draugai. Tokias nesąmonės daro. Aš noriu, tas darbdavys nepakelia algos man ilgiau. O tu sakai, ne. Tai nueik pasakyti. Ne, bijau, taigi išmes. Bijo ateik pasakyti. O tai kaip man pasakyti, kad pakelk algą arba aš išeinu? Ne, čia ultimatumas. Tu pasakai, arba pakelia, arba išeinu ir jeigu jis nepakelia, tu turi išeiti. Bet tu gali ateiti. Jo, bet tu gali kitaip padaryti tą be rizikos, kad išmet. Ateit, labą dieną. Čia kaip pavyzdį. Va čia komunikacija su darbdaviu dabar pamokėk. Labą dieną. Aš jaučiuosi, kad gerai jums dirbu ir sukuriu gerą vertę jūsų komandai, įmonė ir kažkam. Ir jaučiuosi, kad mano atlyginimas, kurį gaunu, gal biškutį yra per mažas man. Ar būtų įmanoma paklausti ar kvestionuoti galbūt mano algos pakelimą šiek tiek? Ar būtų įmanoma paprašyti? Aš norėčiau šiek tiek. Normalus darbdavys į tokį iš karto atsimerks, normalus. Kurių yra 9-8%. Tikrai pagalvos bent jau, kas čia dabar yra? Ką čia dabar? Nors 100 eurų prašyčiau pakelti. Jeigu nepakels, jums nereiks išeiti iš darbo. Jis tiesiog net nežies, kad tai nagla yra, ar mandra, ar kažkoks išsišokimas. Atėjo kažkas paklausė, nenoriu kelti, nekelsiu. Bet jums nieko nuo to neatsitiks, bet jūs pabandėt. Bet jeigu jūs ateinat arba pakeli 100 eurų, arba aš išeinu, sakys, eik. Va čia vadinama ultimatumu. Neduokit pasirinkimo, arba gali duoti, jeigu nori. Bet čia jau yra komunikacija, čia nėra gąsdinimas, čia nėra pyktis, čia yra komunikacija. Lygiai taip pat ir kitur santykiuose. Susitinka du žmonės, bendrauja ir viens ir kitas kažką nedrįsta pasakyti, nedrįsta pasimatymą pakviesti. Labas, man buvo gera su tavim pasirašinėti 3 savaitės. Dabar norėčiau paklausti, ar tu svarstytum galimybę už 2 mėnesių su manim susitikti? Jau bendravimas, ne? Pas mane viskas kitaip vyksta. Aš susitinku kažkur žmonių, ar matau Facebook'e įdomių labai žmonių, sakau, labas, aš esu toks ir toks, aš ieškau naujų draugų, ką manai, kai būsiu tavo mieste, ar norėtum susitikti kavos? Rašai, nahu, pidarė. Ir sakau, atsiprašau, sutrukdymas sėkmės. Viskas. Mano savivertė tikrai čia labai nepakenkė. Ir nieks neatsitiko. O kitiem parašau, labą dieną, pasirodėte įdomus žmogus, domitės va tokiom temom, norėčiau pasikalbėti, tikrai nenoriu iš jūsų kažko ištraukti, paimti ir panašiai, nes ir pats turiu ką jums duoti. Ar sutiktumėt su manim atsigerti kavos? Sako, jo, aš irgi ieškau bendraminčių, labai fainai, būsiu Vilniui parašyti. Aš varau Vilniui, sakau, labą dieną, būsiu Vilniui kitą savaitę, gal norėtumėt susitikti, atsimenat rašinėjim. Jo, susitikim, kai būsit, praneškite. Čia yra komunikacija. Aš nieko sudėtingo čia nepasakiau. Aš tiesiog paklausiau, nebijodamas, kad gausiu rejection. Atmetimą, ne? Neigiamą atsakymą. Ir jeigu pasakė ne, tai ne, viskas. O jeigu taip, aš nepriimu to asmeniškai. Suprantat? Aš paklausiu, žmogus turi teisę pasirinkti. Gal jis nenori bendraudamas manim. Gal galvas skauda. Tai aš paklausiau, ar galėtų man padaryti kavos. Sako, jo, juodos ar baltos? Baltos. Ir man padaro. Kavos gali nebūti, po kokį žmoną pakvietė. Žmona mane pakvietė. Žmona man paskambino. Kaip sakot? Nori baltos kavos. Kas? Taip.
Aš skaitau mintį, sakau. Tik baltos, bet ne kavos. Tai va, žiūrėkit, čia yra komunikacija ir tai yra labai svarbu. Ir vėl, žiūrėkit, mes grįžtame tą tikrumą, buvimą be kaukių, visų pirma tiesą su savim ir iš to ir prasideda komunikacija. Kai aš sakau, žiūrėk, aš irgi esu pažeidžiamas, aš irgi visoks, ar norėtum susitikti pasikalbėti, jeigu merginai, ne? Ar galim susitikti pasivaikščioti parke dienos metu viešoje vietoje, neišprievartausiu? Paskutinės dalies sakyti nereiktų. Paskutinės dalies sakyti lyg nereiktų, ne? Nors taip galvoji. Nereik. Gal sakyti, ar galiu tave pakviesti laisvės alėją atsigerti arbatos? Jo, gali. Tai kviečiu. Dabar, rytoj, kada galėtum rytoj? Gali to? Ok, eina, viskas. Ir paskui toliau mes tęsiam. Ir po truputį mes mokomės. Bet jeigu mes iškart ten kažkokius ultimatumus keliam ar kažką, labai daug žmonių nemoka komunikuoti, tiesą sakant. Aš matau 2 žmonės, dėl to aš ir dirbu vertėju. Aš ne 2 kalbų iš ispanų į anglų, bet čia vyras sėdi, čia žmona. Ir žmona jam sako, tu niekada to nepadarai, tu niekada nemoki to, tu niekada čiukšlių neišneši, tu niekada tą. Sakau, stop, aš dabar biškį išversiu, sakau, žiūrėk, ji tavęs prašo, kad tu dažniau prisidėtum prie buities darbų. O, sako, pirmą kartą girdžius. Aš sakau, bet jin tau nuolat sako, ne, nėra sakęs. Nu jo, tavo kalba nėra sakęs. Bet sakau, ar tu to norėt? Jo, aš norėčiau, kad jis padėtų man. Ar tu esi jam sakęs? Jo, nuolat sakau. Sakau, ne, tu nuolat kaltini, jog jis nepadaro. Bet tu nesakai, aš norėčiau, kad tu padarytum tą. Arba ar galėtum. Nu ir aišku, būna tokių situacijų, kurių žmona sako, aš ir taip prašiau, ir taip, ir jis vis tiek negirdi, ir jis nedaro. Aš tada tavo žmonos klausiu. O tu, jeigu tau negerai su juo, kodėl tu su juo būni? Ai, tai čia jau, bet tada jau paskola yra bankui. 2 vaikai ir mašina ant įmonės jau aš važinėjau, jo įmonės. Ai, tai tu čia jau kitoks tavo statusas. Kitoks savo statusas tada šeimoje yra. Negražus rusiškas žodis ir vienas. Tai va, tai mes nemokam komunikuoti dažnai. Aš, pavyzdžiui, komunikacijos mokaus kiekvieną mielą dieną ir vis tiek darau klaidų. Va tiek. Nuolat darau klaidų. Komunikuoju, jau moku bendrauti ir su tokiu, ir su tokiu, ir su tokiu, ir su tokiu, bet vis tiek darau klaidų, va tiek daug. Bet kas nedaro klaidų? Tas, kas nieko nedaro. O iš klaidų mes galim išmokti. Banaliai skamba, bet mes turim mokytis. Mokytis bendrauti su artimu, su nepažįstamu, su darbdaviu, su priešu, ale kažkokiu, su kritiku, su... Bet ne Facebook'e, ne žinutėse, ne komentar, ten nėra apie ką bendrauti. Ten jeigu kažkas parašo, tai... Tik dėl to, kad... Kaip rastos meilės ir kantrybės tam priešui, nes ta komunikacija akis už akį... Ar reikia komunikuoti su priešu? Bet, gaunasi, kad neišvengia situacija. Gerai, yra žmonių, su kuriais reikia bendrauti ir jūs nelabai su jais gerai konektinate. O jūs pasakė tam žmogui, kad nelabai konektina mes čia gerai? Tai pasakom, bet... Ir? Aš garantuoju, kad standartinė. Yra darbė žmogus, kuris jumis labai užknisa, šefas įstoguoja ir... Mes patalpas turim studiją. Taip. Ir šalia yra advokatų kontora, kuriem nepavyko nupirkti tų patalpų ir jie turi dar šalia 2 patalpų. Ir jūs engia dabar. Jie bando išėsti. Vis naujas nuomininkas ir, sako, čia pas mane maldos mama, aš atsiduriu, sako, jie nori jūs išmesti. Nu tai va, tai žiūrėk, aplink turit nemažai prieš. Ką padaryti? Kaip su juo komunikuoti? Tai va dabar čia iš vis jūsų pasirinkimas apskritai. Ar jūs iš vis ten benorit būti, kai aplink jūs tiek daug brudo? Iki kėlėm koją, dabar vėl ieškoti naujų patalpų dėl kažkokio idioto. Idiotas. Tai dabar mes jam pasiduodam ir išeinam, taip išeinam. Yra toks variantas. Aš pasverčiau taip. Ar man taip, žinau, kad skaudu, nes ką tik įkėlėm koją, nes idiotas. Mano mamas draugė turėjo knygą. Aš galiu paprašyti, galim ten bus kažkokių naudingų patarimų. Bet pati mintis tokia, mes ką tik įkėlėm koją, mums sunku, mums bloga situacija, kad ir šitoj situacijoje, bet visur pabandykit pritaikyti. Nu, mano pasirinkimas, ar aš ten kovosiu su visais vėjo malūnais, kaip Don Kichotas savo ten kūrinį, nekovosiu, nes daug energijos. Ar man pavyks su juo gražiuoju susitarti? Pabandyt galim. Ateit, labą dieną, dėl ko tu manęs nemėgsti, žiūrėk, aš čia noriu būti, mes visi tilpsim, ar galim baigti žaidimus vaikų? Gal sakys, negalim, nebaigsim. Ok, negalim baigti, tada aš renkuosi. Ar man tikrai likti ir būti ten ir užsiteršti pastoviai, ar man nepatogiai, bet išeiti. Bet paklausti, pakomunikuoti galim. Tai komunikacija būtų turbūt tokia, kad ateiti ir nuoširdžiai sakyti, ką jūs galvojat, gal paklausti, dėl ko jie taip elgiasi.
Jeigu galbūt jie netyčia atsakys, gal jie sakys, mes čia jaučiam pyktį ant jūsų, aišku, taip nesakys. Gal sakys, ne, mes norim tų patalpų, mums čia labai reikia, mums čia labai būtų vertinga, o gal jie gal kompensuoti jums gali kažkiek tai šeimą. Nu, kaip pavyzdys, gal galima ieškoti būdų. Su gera komunikacija gal galima. Nes ir jiem nepatogu, ir jums nepatogu dabar. Budulio komunikacija. Nu, yra. Tai, o su buduliais galima bendrauti irgi kaip su buduliais kartais. Aš turėjau tokią istoriją, nežinau, ar esu pasakojęs. Tokia buvo istorija, aš ateidavau, aš gan ramiai kalbu dažniausiai, bet dabar jau išmokau daug kalbų. Nu, lietuviškai, bet daug įvairių kalbų. Ateidavau į to servizą, man reikia ten nusipirkti detalę mašiną kažkokią ten, apšifkę kokią mašiną ten, maždaug ateinu ir aš pasižiūriu, ką ten man reikia nusipirkti. Įeinu į servizą, labą dieną, sakykit, ar turit tokiam BMW apdailą vidaus? Pasižiūriu, neturim durniautų maždaug. Visų pirma, aš sakydavau, kas čia, nieks neturi, visur važiuoju po servizus, nieks neturi. Paklausiu savo draugelio, sako, baigtų, čia visi turi. Aš atvarau su to draugeliu į tą servizą, vieną, kitą, visi turi. Man neturi, jam turi. Žinot, kur klaida buvo? Aš nemokėjau jų kalbos. Nes aš sakydavau, labą dieną. Mano draugas įbėgo į vidų, sako, girdi, čia karo, čia taip apšifkė nukrito. Nu, reikia apšifkės dabar, veik, pažiūrėk, ką turi šviesę. Atneš apšifkę. O aš sakau, labą dieną, man reikia apdailos detalės, mano automobilį. Jie negirdi, ne. Jie negirdi, supranta? Jau po labą dieną užsidarė vartai. O jis vat moka komunikuoti. Jis įeina, sako, man reikia apšifkės. Būtinai 2 keiksmažodžiai turi būti tarp tų dar žodžių. Tai skirtinga kalba. Aš irgi kai kurių kalbų negirdžiu. Žmonės ateinant mane šaukia, rėkia, aš negirdžiu. Aš užsidarau, va taip, aš gražiai jam atsakau, jie manęs negirdi. Bet jeigu pradedam normaliai kalbėti jų kalbą, tai va čia ir yra komunikacija, mokė daug kalbų. Aš su vokiečiu nesusišneku, nes tik 3 žodžius te moku. Vienas iš jų keiksmažodis. Tai nesusikalbu, bet jeigu mokėčiau vokiečių, jau su vokiečiais eitų bendrauti. Jeigu budulių kalbą mokot, su budulių panetkam galit vajavotis. Reikia eit kalbėti. O kaip išmokti kalbėti su moterim, su vyru, kaip išmokti kalbėti su šefu, kaip išmokti su buduliu kalbėti, eit ir bandyti. Ir durnai, kad nėra kur pasiskaityti, taip jau labai lengvai. Kolegai irgi nepatars, nieks nežino liktai, nes visi turim savo problemų ir nieks nežinom tų atsakymų daug. Bet komunikacija yra viena iš svarbiausių temų. Aš nežinau, iš vis kaip be jos, aš neįsivaizduoju, kaip žmonės išgyvena. Kaip, pavyzdžiui, nemokant nesmurtinės komunikacijos iš vis galima bendrauti su žmonėmis. Non-violence communication. Su smurtinė galima daryti. Tiesą sakant, jo, gerai veikia. Jeigu tu to nepadarysi, bus taip. Kas dar? Va galiai jūs nieko nesakėt čia, man neklausėt. Jūs draugą žiūrite, ar žmonės. Vyriuko klausėt. Draugė jūsų? Gerai viską sutarėt liuks? Bent jau kartai sutarėt. Jau gerai. Biškai uždominuoja, jinai tada jums nervina, tada jūs biškai suvartat. Tada sako, tai pala, tada jinai nervuojas, kodėl tu nepriimi sprendimų. Ir nėra komunikacijos. Reikia komunikaciją išmokti, kad spręsti konfliktus. Nu, važiuojam, dar kokių klausimų galim panalizuoti, nes mes dar turim biškį laiko, kol mūsų iš čia negina. Ir nes kito... Kaip jūsų vardas? Ja. Vaiva? Iš tos pačios raidės, kaip Vidmantas. Vaiva. Nes kitaip Vaiva čia klausiu vien klausimus ir mes žinom, ko baigsim. Nu, važiuojam, ką dar norėtumėt pagaldenti? Aš galiu tiesiog kažkokią temą čia jung, bet ta tema bus tas, kas svarbu. Taip. Trumpai pabandysiu išreikšti, kuo paprasčiau, kad suprastumėt, labai būtiška kalba. Meilė savo yra natūralus jausmas. Mylėti save yra ok. Per visus kūnus. Ir fizinį kūną mylėti, ir emocinį, ir mentalinį, ir energetinį. Mylėti save. Tai nereiškia, kad apsikabinus bučiuoti. Galima. Bet ne prie visų. Jo, nu, gerai. Liaba. Galima, bet ne per daug, nes per daug bus egoizmas. Dabar pasakysiu, kuo skiriasi meilė savo, ego ir egoizmas. Apskritai, ego nėra blogas dalykas. Ego yra, iš žmonių kalbą išvertus, ego reiškia aš esu. Pavyzdžiui, mano ego šiuo metu yra
nežinau, lektorium čia galite vadinti, pranešėjų, pasidalintojų kažkokiu. Mano ego dabar, nes aš čia sėdžiu, aš su jumis dalinuosi, ne? Nu, mokytojų galite vadinti, nors aš nelaiku savęs mokytojų, bet tarkim, mano ego dabar yra mokytojas. Jūsų visų ego dabar čia yra klausytojas. Ir iš čia išėjęs aš nebesu mokytojas, iš čia išėjęs aš esu pakeleivis, vairuotojas. Mano ego yra vairuotojas, kai aš vairuoju. Bet jeigu aš vairuoju ir važiuoju į degalinę ir sakau, pasitraukit, aš mokytojas, aš skubu, jau tai tampa egoizmu. Nes aš esu čia mokytojas. Aš esu degaliniai pirkėjas, klientas. Aš esu automobilį vairuotojas. Mano ego yra skirtingi dienos metu, ne? Tai nereiškia, kad kitas kaukas aš užsidedu, tai reiškia, kad mano vaidmenys kitokie. Bet kai mes užsisukam vienam vaidmenį per ilgai, pavyzdžiui, aš esu princesė santykiuose. Ir visur, kur einu, manim visi turi rūpintis ir panašiai, jau egoizmų kvepia. Ir tarp meilės savo, tos natūralaus to jausmo meilės savo ir egoizmo, ta riba yra trapi, kaip sakėt. Nes tai atsiranda egoizmas. Aš, viskas apie mane, aš. Per daug kartų vartoja žodį aš. Budistai turi tokią įdomią praktiką, bando kai kurie vienuoliai ten labai jau kur praktikuoja, gali niekada nevartot gyvenime žodžio aš. Kad apie nebūtų, kad jie neišskirtų savęs iš kitų. Ir netgi kiti sako dramblys vietoj aš. Dramblys nori valgyti. Bayeris, bet kiti taip elgiasi. Ir tai įdomiai labai veikia. Tai kad nebūtų labai daug to aš ir perdėtos meilės savo. Tiesą sakant, didžiai daliai mūsų mentaliteto, tai yra lietuviško to mentaliteto, ar slaviško, ar postsovietinio, ar, vadinkim, mūsų kultūrui, nesvarbu, aš neskaidau slavų, lietuvių, lenkų, rusų, ukrainiečių į kažkokias dalis, nes mes čia visi iš vis broliai, aš nežinau, kaip čia kitaip pavadinti. Tai mūsų kultūrai tai tos meilės savo labai trūksta, nes yra tas aukos mentalitetas labiau įsisenėjęs ir panašiai. Tai labiau mylėkim save, bus tik geriau. Kad per daugiau permylėsim save ir pereisim į narcisizmą ar tą tokį liguistą egoizmą, mažai šansų. Yra tokių žmonių, bet labai lengva jos atskirti. Kurių viskas aš moku, viską jūs nemokat. Jūs tai čia žiopliai, aš jums pasakysiu. Čia jau ego būtų. Egoizmas, nebe ego. Pagavot mintį, kad nepermylėsit savęs turbūt per daug, tikriausiai. Tai mylėkit save būtinai, o neleiskit, kad jūsų tos rolės arba ego, kai išeinat iš darbo, būkit gera mama. Kai pabuvot gera mama ir nuėjot į pasimatymą su nauju vidma, tai tada būkit meilužė gera, bet nebebūkit mama tuomet, kai su vidma būnat. O kai būnat kelionį, būkit keliautojas, nesakykit, kad mano šaly, tai pas mus taip. Tu varyk į savo šalį ir būk, nes čia jau egoizmas. Bet mylėkit save būtinai, nes to reikia. Labai mylit save jūs? Vėl antrą kartą paklausiau. Neatsakys viskas, įžeidžiau ego. Sužeidžiau, tokių negirdėjau. 2 kartus kartu, 3 nekartuosiu. Tai aš sakyčiau, kad viena iš pagrindinių temų yra meilė savo, savivertė, pasitikėjimas savim tose sferose, kurių man gyvenime reikia, komunikacija, atvira, gera, kokybiška komunikacija, santykiai, turbūt, manęs visi klausia tą temą, santykiai su savim visų pirma, santykiai su aplinka, santykiai su artimu, santykiai su partneriu. Iš su Vidmantu? Su Vidmantu. Bendra prasme su partneriu. Kas dar norit ką nors paklausti? Taip laikot ir gal nesąmonė, bet varykit. Gal nesąmonė, bet pavarysim. Varykim nesąmonės, man labiausiai patinka. Nes turėsiu rytoj poryt Vilniui ką papasakoti. Rašausi aš. Jums uždėsiu muzikos. Įvedam. Aš apie atspindį. Turiu tą įsitikinimą, kai išgirdau, ar perskaičiau kažkur, kad mūsų aplinka tai yra mūsų vidinio pasaulio atspindys. Labai pastebėjau tame ir pradėjau prarasti energiją, nes pradėjau stengtis daryti viską, kad tik tas išorinis pasaulis kažkaip kitoks būtų. Ir tas ryškiausiai santykė su artimu žmogum labai, atrodo, tiek daug darau, dirbu su savim, nes anksčiau vis mokydavau, arba priekaištaudavau dėl visko. Paskui pakeičiau tą požiūrį ir daugumoje vietoje, kaip sakyti, pasiteisinama tas dalykas, bet yra tokios stiprios vietos, kur neveikia man šitas. Tada
pasijuntu labai silpna ir pasiduodu ir tada nustoju tikėti. O galėtumėt tiksliai suformuluoti klausimą, ką norėtumėt paklausti? Labai graži istorija, viskas liuks, šiaip geras, eis čia. Ar tas įsitikinimas, arba kaip čia pasakyto, ar egzistuoja tas atspindžio reiškinys, nežinau, tas... Tai tiesa, ne. Ar yra toks dalykas kaip atspindys? Ar mūsų aplinka yra mūsų vidinio pasaulio ar vidinių įsitikinimo atspindys? Ezoterikui, religijai, dar kažkur sąmoningumo temose sako, kad taip. Kad mes pritraukiam panašius į save, kad mes ką spinduliuojam, tą ir gaunam. Tai yra irgi ir karmos tame nemažai. Ir turbūt, kad yra. Aš nežinau, ar taip tikrai yra ar nėra, bet panašu iš to, ką matau gyvenime yra. Jeigu aš pakviečiu dabar, ateikit, net nėra temos šiandien, ne? Ateikit, bus fainas pokalbis, pasikalbėsime apie kažką. Aš pritraukiu tuos, kurie tuo domisi. Jeigu aš parašyčiau, pasakosiu šiandien apie kickboksą ir muay-thai, turbūt 9% jūsų čia nebūtų. Tai mes pritraukiam, jau panašu, ne? Bet tai niekaip nebūtinai reiškia, jog aš elgsiuos gražiai su visais ir man atspindės lygiai taip pat. Nebūtinai, nes Joshua prieš 2000 metų, kitaip dar vadinamas Jėzum, spinduliavo lyg tai, kiek man panašu, kad taip turėjo būti, spinduliavo didžiulę meilę, bet jam meilę parodė biškai kitaip. Atgal. Nes jis biškai persistengia. Tai palyginti, sudėjus šitos pavyzdžius, jeigu jūs persistengsit ir ten labai gerai viską kažkam darysit, galit kažkam ir meškos paslaugą padaryti. Tai negalvojant apie tai daug, tiesiog elkitės gražiai, kaip tas pats Joshua sakė. Elkis taip, kaip norėtum, kad su tavimi elgtis. Bet ir vėl, aš tai iš to egoizmą biški galiu matyti. Aš noriu, kad visi su manim taip elgtos, dabar aš specialiai elgsiuos taip, kad jūs su manim taip elgtumėtės. Bet visi mes skirtingi. Žodžiu, pati bendrinė tokia mintis, jog lyg tai, kad mes pritraukiam tą, ką atspinduliuojam, bet kartais mes pritraukiam ir pamokas. Kartais tiek skaudžių pamokų, kažkokių problemų, ar tai reiškia, kad aš pritraukiau jas, nes pats blogai elgiaus, o gal iš tikrųjų tai tiesiog pamokos tam, kad kažką išmokčiau šitam savo egzistencijoje, šitoj inkarnacijoje, nežinau, čia gal per giliai apie inkarnacijas kalbėti, gal šitam gyvenime pritraukiu tai, ką reikia pritraukti. Kiti, kas labai jau tiki karmą, aš šiaip niekuo netikiu. Aš žinau, kad taip yra, bet netikiu, kad viskas taip. Tikėjimas man nepatinka, man patinka įsitikinti kažkuo. Kad patikėčiau, turiu pats išbandyti kažką, o išbandyti ne viską lengva būna. Kad įsitikinti, ar vanduo skanus, aš paragauju jo, bet ar įsitikinti, ar karma veikia, lyg veikia blemba visur. Bet kiti sako, karma yra jau kaip jau nulemta man, koks likimas, taip ir bus, man čia neverta net stengtis. Tai tada atsisėdu, nieko nedarau. Jeigu karma mano gera, praeituose gyvenimuose, jeigu kas tikit inkarnaciją, ar žinot, kad yra, ar nėra, nesvarbu. Buvau labai geras, gerai elgiausi, tai dabar man bus geras gyvenimas. Nebūna, žiūrėk. Tas, kas sėdi ir nieko nedaro, nebūna. Tas, kas daro, sukuria tą karmą su dharma. Sukuria karmą su savo veiksmais. Tai mes galim sukurti. Ir tada jūs elgiatės taip, kaip atrodo jums šiuo metu geriausiai iš jūsų sąmonės lygio. Ir ar atspindi kažkas tai, ar nebūtinai atspindi, neaišku. Lyg tai didžiąją dalim turėtumėt pritraukti tai, ką jums reikalinga pritraukti. Ir kiti sako, nebūtinųjų patirčių nebūna. Tai pritraukia tai, ką reikia. Bet ar kad kai kuriuose vietose jau nebe taip tas suveikia, kaip minėta, ne? Irgi gali būti, nes tai turbūt kuo reikalinga jums pamoka. Aš tada atsiprašau, užsisuku tokį minčių ratą, ar tada čia mano karma tokia ir aš neperskaitau žinučių iš to atspindžio, ne? Ar tas atspindys yra gyvas daiktas? Ar tas atspindys yra nemoteriškos lyties? Tai, ar jūs jau 12 metų su to atspindžiu? Taip. Ar jūs manat, kad su to atspindžiu, su kuriuo esate daugiau nei 12 metų, nesiseka kažkaip santykius kurti? Nepasakyčiau, kad nesiseka. Okay. Ar jums gerai sekasi, bet kažko nepatenkinta ten esate? Ir taip ir ne. Kažkas netenkina? Tiesiog nematau, kaip sakyt, man atrodo, aš labai dirbu su savimi. Ir nematau tą atspindžio tokio, kokį norėtumėt? Kokį norėčiau, tai aš puikiai suprantu, kad niekada nebus taip, kaip aš norėčiau. Nes žmogus negali duoti to, ko jis neturi, arba negali pasielgti, kaip jis negali pasielgti. Bet tada man vėl toks į savęs trėlė, kad aš gal nesugebu perskaityti man žinutės. Jau kaltinat save tada? Atsiranda kaltinimas,
Čia keli skirtingi, jūs esate kažkokiam sąmoningumo lygmenį, bet jisai jums ir padeda ir trukdo tuo pačiu metu, aš matau. O draugė sako, jo, aš sakiau jai daug kartų. Manęs neklausė, gal tavęs paklausys. Žiūrėkit, aš supaprastinsiu viską iki vaikiško lygio. Ar jums gera su tuo žmogum ar ne? Su tuo atspindžiu, atsiprašau. Su atspindžiu? Ne, su tuo žmogum, atsiprašau. Aš jį vadinu arba vidmantą, arba atspindžiu. Jums gera, tai eikit kartu ir būkit. Jeigu jums nelabai gera, jūs nueikit ir pasikalbėkit. Jeigu jūs pasikalbat ir neišeina išsikalbėti, tobulinkit komunikaciją ir vėl kalbėkit. Bet nesitikėkit niekada, kad tas žmogus tobulės. Čia jau jo pasirinkimas. Dažnai mes augam ir tikimės, kad augs kitas. Dažnai mes į santykius dedam visą save, tikėdamėsi, kad ir kitas dės. Jis neprivalo. Jis dės tiek, kiek jis norės. Tai santykiai kokybiškai būna tarp žmonių tada, kada kiekvienas deda daug į tos santykius, nesitikėdamas gauti atgal. Ar gaus ar ne, kita tema. Va, pavyzdžiui, jeigu aš dedu ir nieko negaunu, jeigu aš jaučiu, kad man taip nelygiavertiška, man nepatinka, aš kaip sąmoningas žmogus atsitraukiu ir išeinu. Bet jokių būdų negaliu sakyti, kad va, aš tai dariau, tu nedarai, nu aš vis tiek kankinsiuos, strėlėsi mane, jūsų žodžiai. Bet nu vis tiek būsiu, bet jis turi kažkada pradėti keistis ir, kadangi jis nesikeičia, priimsiu aukos poziciją ir gal aš negirdžiu jo. O gal viską gerai girdit, o gal tikrai negirdit, aš šitoje vietoje nežinau. Bet esmė, kad jūs darykit, ką jūs darot, kurkit gražiai, viską stenkitės, bet nesitikėkit, kad tas žmogus tai darys. Pasikalbėti galit, duoti užuominų galit, parsinešti knygą, kaip gyvensiu idiotų, galit, taip pagazdinimui ant stalo. Pasidėti. Taip. Arba kaip išsiskirti lengviau. Pasidėti ir vizitką dar. Pigios skyrybos autobusiukas Vilniuje. Ir tada žmogus jau padavo kažkas negerai. Ne, čia humoras, babai. Šitas mūsų veiksmas puikiai 8 metus skyrė gyvenam. Jūs esate išsiskyrę jau su žmogum, jūs gyvenat kartu vis dar su juo. Mes niekada neatskirai fiziškai negyvenam. Jūs išsiskyrė, bet toliau kartu gyvenat. Bet jūs esat partneriai kartu. Ok, jūs įsiskyrėt, bet paskui vis tiek sumastėt, kad kartu reikia būti. Tiesiog tuo metu aš buvau tokio sąmoningumo lygio, kad mes įsiskyrėme oficialiai, man tai buvo toks moralinis palengvėjimas ir nebuvo pykčio, kad, pavyzdžiui, vėliau grįžta arba negrįžta. Ai, nes ne jūsų vyras jau. Ne mano vyras, kada nori, tada pareina. Jo, tuo metu man... Bet dabar jūs kartu kaip partneriai esat. Jeigu jums viskas su to gerai, volia, džiaugiuosi už jūs. Jeigu kažkas negerai, jūs komunikuojat. Santykiai mūsų pagerėjo. Čia kelis kartus jau? Nusakė. Kiek kartą įsiskyrėt jūs? Sako daugiau. Su tuo pačiu vieną. Aš girdžiu jūs. Dažnai žmonės per aplink labai bando taip uždavinėti klausimus ir aš kai kažką kalbu, aš net jūs nežiūriu į draugę, jūs žiūri ir iškart rodo man. Taip, va. Jo, va šitą va. Varom, nes jinai dar geriau jūs pažįsta, gal už jūs pačią. Žinot jos istoriją, ne turbūt. Jūs kartu atėjot. Aš ją pasikviečiau. Žinau, jūs šiek tiek iš dalies, nu ir man panašiai pasakojau kaip jums. Bet taip žinau daugiau negu jūs. Tai yra daug dalykų. Nebūtinai čia visko visiems dabar pasakot. Turiu omeny, kad žiūrėkit. Labai suprimityvinsiu vėl iki paprasto lygio. Jeigu man šudinai čia sėdėti, jeigu man blogai, jeigu man nepatinka, aš paimu ir išeinu. Jeigu man karšta, aš atsidarau langą. Jeigu atsidarau ir vis tiek karšta, nebūna. Tai tas pats ir santykis. Jeigu nepatinka, kiti sako, tai čia ne tas pats, kas langą atidaryti, čia ne tas pats, kas išmesti puoduką. Ne tas pats, čia daug sudėtingiau. Bet jeigu blogai man santykiai yra metus, 2, 5 ir aš vis tiek ten būnu, nėra ką kaltinti. Bet didžiausiai, kaip sako, mes dėl vaikų gyvenam. Mes dėl vaikų gyvenam. Labai blogai bus vaikam. Labai gaila vaikų. Bet dar 3 triušiukai ir šunis. Ūkis, viskas. Aš suprantu, kad daug sunkiau. Aš pats turiu prisirišęs prie tam tikrų dalykų, daiktų ir bandau maksimaliai dabar juos paleidinėti ir taip sunkiai pasileidinėja. Taip sunku atsisakyti. Sunkiausiai rasti namo pirkėjų. Ne. Žinot, kas yra sunkiausia? Nieks nesunkiausiai. Sunkiausiai viską, kai viskas susideda iš 10-20 metų į vieną krūvą vienu metu, bet tada sunku su viskuo tvarkytis vienu metu. Bet aš vis tiek tvarkausi ir darau, nes aš esu griežtai nusprendęs, kad tai noriu padaryti. Kad noriu atsikratyti to, kas man netarnauja ir kas neveikia. Ir būti laisvu. Aš žinau tiksliai savo vertybę, aiškiausia ir svarbiausia. Laisvė mano vertybė. Ir jeigu aš turiu namą, sodybą, šiuo atveju turėjau 4 mašinas, šiemet grįžau 4 mašinas kieme stojo.
O aš net negyvenu čia Lietuvoje. Ir aš žiūriu, tu pala, 2 jau technikinis baigęs, tai padangas reikės, tai remontuoju, eik tu savo, aš greit viską suremontuoju, padarau, sutvarkau viską parduoti, pasilikti vieną, nes aš su viena važiuoju. Viskas. Ir tada žiūriu, tas nereikia, to nereikia, su tuo draugu nebereik bendrauti, susitikom 3 kartus, matau, kad baigta tarp mūsų viskas. Aš ir sakau, žiūrėk, mes jau viską įsikalbėjom, viską išbendravom, dabar jau turbūt ilgai nesusitiksim. Nebesusitiksim. Nu viskas, reikia paleisti. Gal buvom geri draugai, gal 20 metų mes pažįstami, bet tarp mūsų ryšio nebėra. Mes skirtingai augom, skirtingom kryptim vystėmės, jis vieną kryptą, aš į kitą. Nebėra nieko bendro, kam man laikyti, įsikibus akmenį kišeniai laikyti, kuris mane tempė žemyn, mano kelnes. Nu ne tas draugs kelnes tempė žemyn, akmuo. Tai va, tas, kas mums netarnauja, paleidžiam ir tada žymiai lengviau gyventi. Tai. O kartais 2 vidmantai kaip fainai. Kartais vieną reikia paleisti. Arba sąlyga pačiam keisti. Kaip? Tik tai pačiam keisti. Tik patys. Mes galim keisti partnerius nuolat, mes galim keisti dar kažką, bet kol patys nepasikeičiam ir nepraeinam tam tikrų pamokų, nepasikeis niekas pakeitus partnerį. Kaip tik mokymus dabar nesnai padariau apie santykius. Yra visas mokymas. Nu, kursas, nežinau, 2,5 valandos. Esu nufilminęs, toj pat bus Facebook'e ir internete. Galės įsigyti. Ir viena iš tų temų ir buvo apie tai, apie meilės stadijas arba meilės, nežinau kaip čia pasakyti, etapus. Jog mes ateinam iki tam tikro etapų ir ten, kur išsiskyrėm, mes vėl nuo nulio pradėsim nuo 1 fazės, 2, 3, eiti toliau. 3 dažniausiai išsiskiriam. Jeigu nepraeinam, kiti praeina į 4 klasę, 5 viskas, tada jau 5, iki čia dar dirbam. Ir su kitu partneriu gan nesudėtingai daisim iki čia, bet ne aukščiau. Aukščiau jau reiks perlipti kažką. Ir labai retas, kas 3 stadijas praeina kokybiškai. Jau 3 būna jau... Nu, tada, kai jau blogai ir nieko nesprendžiam ir skiriamės. Nėra laikotarpio tikslaus, nes vieni, pavyzdžiui, įsimylėjimo stadija pirma, ne, jinai trunka, sako, nuo mėnesio iki 3, iki 5. Bet, pavyzdžiui, jeigu yra furistas, ne, ir jisai išvažiuoja pusę metų. Arba jūra išeina su laivu, neplaukia, o eina į jūrą. Jūra eina, plaukia šūdas. O laivas eina. O kaip yra, jeigu nekenti, sako, tada meilė ateina. Kas ateina, kaip? Jeigu, pavyzdžiui, meilė, kad ateina tikra kartą. Pirmą turi nekęsti žmogus, paskui ten pastadijos. Įdomiai čia, tai pirmiausia tiek yra įsimylėjimas, patrauklumas, traukia mus tas žmogus. Antroji stadijoje mes pripratimas, mes būnam, susigyvenam. Ir trečioje mes ateinam tarsi į konfliktų sprendimą, po kurio dažnai nekenčiam. Ir jeigu tą nekentimą mes praaugam, nu, pavyzdžiui, pas mane nebuvo taip, kad aš nekęščiau žmogaus. Buvo konfliktai, kur buvo klausimas būti kartu ar ne. Ir tada arba įsisprendė, arba ne. Ir kai įsisprendė, eini toliau. Tada ir ateini vėliau jau į tą pagarbą, į tą tikrą brandesnę meilę, kas yra dar toliau. Bet koks klausimas plačiai prieš tai? Kada būna tai, nesakė? Tai jeigu aš bendrauju su žmogum per atstumą ir ten, nu tik susiskambinu į savaitę 2 valandas, nes žmogus Norvegijoje dirba, tai ta pirma meilės stadija, nu kaip pavyzdys, gali užsitęsti ir 2-3 metus, nes mes susitinkam tik 2 kartus per metus. O kiti praleis kartu, gyvena kartu, bam, 3 mėnesiai baigės, visas įsimylėjimas, nebėra jokių draugelių. Visi kiti aplink gražus, tik ne tas. Po 20 metų jau tikrai turėtų būti to įstatymą, nes įsimylėjimas, pažadu, jums tikrai praėjo. Tada susigyvenimas ir va toksai pripratimas prie žmogaus, jau kai daugiau, mažiau biški pažįstat, tam tikras silpnybės pradeda matyti irgi okei. Nu ir kada įvyksta tas toksai tobulo paveikslo sugriuvimas arba jau nebematot kaip tobulo to žmogaus, jau 3 stadija. Gal jau ir toliau jūs esat. Po 20 metų tai čia ui. Bet kiti įstringa, pavyzdžiui, konfliktų sprendime 10 metų. Sprendžia 10 metų konfliktus. Viskas blogai, vis atpykstasi 10 metų, bet vis randa jėgų būti kartu. Bet konfliktų sprendime užstrigė. Jo, ir nėra tos brandžios meilės. Kiti 10 metų tame kapojasi. Kuo greičiau išspręsi, to greičiau eisi į 4 klasę. O po 4 jau baigęs pradinę mokyklą ir eina į 5. Ten jau vidurinė. Paskui yra dar aukštoji universitetas, magistras. Tai abu negyvena. Nes praeities nėra, ateities nėra. O tu... Taip.
Tam žmogui jūs esat pykčio priežastis? Žmogui, tai nebūt reikia su pykčio priežastim. Reikia šalinti priežastį. Ne, tai man tik tai klausimas kitas buvo. Vienas gyvena praeitį, kitas ateitį. O kur jūs susitinka? Ne, aš suprantu, bet vienas praeitį gyvena. Nepaleidžia praeities. Jau jo problema. Kitas jau viskas susitaikė, sakykime. Ir ateitį jau. Žiūrėkio, kitas laikai. O jūs abu čia ir dabar susitikit. Susitikit ir sakyt, ką darom? Su tuo, kad tu laikai pykti, su tuo, kad aš ateitį žiūriu, ką galim su tuo geriausiai išspręsti ir padaryti. Ir davai darom kažką, kad būtų fainai. Vat sukuriam kažką dabar gražaus. Dažniausiai. Matot, jūs biškai, aš girdžiu, kad... Aha. Jo, jisai... Dažnai tai. Ir jis yra teisus? Jam nereikia. Nu, šiuo atveju. Jis nenori spręsti. Kaip? Jo, bet jis nenori šitą spręsti, jis nemato prasmės. Tai dabar jau, žiūrėkit. Aš mėgstu ping-pongo tą pavyzdį. Žinot, stalo tenisas, ne? Ping-pongo. Jūs mušot jam iš raketės kamoliuką, sakot, einam pas psichologą. Jis sako, nu gerai, vieną kartą einam. Nuėjot, jūs sako, dar einam. Jis sako, nebeis. Atmušam kamoliuką, kad nebeis. Jūs dabar kaip mušat? Jis nebeis į pas psichologą, bet vis tiek jūs su juo bandysit šnekėti. Ar jūs sakot, okei, nebei, nes tam nebūna. Ne, čia ultimatumas, bet turiu omeny, jūs kamoliuko kaip norit galit mušti, kairę, dešinę, tiesiai. Jūs galit jam kalbėti su juo toliau, komunikuoti. Jeigu jums kažkas yra santykiai negerai, jūs sprendžiat. Atsimenat prieš tai sakiau, nesitikėdama, kad jūsų vyras spręs. Gal jis nenori spręsti, gal jis pastrigo 3 stadijoje, o jūs jau 4 vieną koją lipat. Nu taip gali būti. Aš taip nesakau, kad taip yra. Gal jis jau 5 stadijoje, tik jūs nematot. Gali būti, nežinau. Bet esmė, kad tol, kol jeigu kaltinsit jį, ar kad jisai neina, jisai nedaro, jisai nenori, jūs kažkur toli nepraisit su to. Ir žinau, kad lengviausia būtų, kad jis pasikeistų, kažką padarytų dėl jūsų ir būtų gerai. Bet būtų lengviausia. Bet dėja, gali tik save keisti. Arba vyrą. Ne, patį vyrą pakeisti. Nu, vad nesinori, nes prisirišimai. Yra prisirišimai, yra jau... Ir... Kaip Ladyboy, aš Tailande gyvenu ir ten yra tų Ladyboy nemažai. Ir jie būna, sako, never try, never know. Daug niekad nebandėjai, iš kur tu žinai? Ir jie yra teisūs, nu toks, o tai iš kur žinot? Jeigu jis nebandė, va, žino? Kaip? Tai va, tai viskas, ką jūs manęs klausėt, aš atgal atspindėsiu jum. Aš prieš jūs statysiu veidrodį ir sakysiu, žiūrėk, o ką tu padarei, kad būtų geriau, o ką tu padarei. Ir jeigu jūs kaltinsit kitus, ar darbdavi, ar ofisai, kad yra ir kaimynas kažką negerai daro, ar vyras neina pas psichologą, ar pykčio neina paleisti, aš visada veidrodį jūs atspindėsiu. Sakysiu, o ką tu padarei, kad taip įvyktų, o ką tu padarei, kad būtų geriau. Nei kaimyną atsuksiu, nei vyrą, o jūs, sakysiu, o ką tu. Ir va tada biškai jums nepatogu darosi, ne? Nes blemba, jau rimtai problema, tai su manim reikia keisti kažką. Mes labai savęs nenorim keisti, norėtumėm kitus kažkaip pakoreguoti. Kaip įtakuoti, kaip padaryti, kad... Ne? Mes norim keisti kitus, bet čia didžiausia problema mūsų. Nemokam komunikuoti dar ir su ta bloga komunikacija kitus keičiam. Niekas nepasikeičia taip lengvai. Dėja, jūs dūsaujate ten. Nuo kavos gal kažkas nutiko? Spaudimas, sakila. Štivėlinom gerai. Nu, dar kokį klausimuką. Mes čia turėjom pusėdėinių, kaip ir pabaigą įdėjau. Bet dar kokį klausimuką į pabaigą, tokį. Man tai Tomai visą įdomu, kaip atmušti tą tokį neteisingumą gyvenime. Nu, vis tiek aš galvoju, kad visi žmonės kaip svarstyklės yra. Kiekvieno balansinis yra skirtingas. Pavyzdžiui, elementariausias algos pavyzdys. Vienas uždirba 1000, kitas uždirba 2. Kad vienas pasivyko, jam reikia taip papildomai. Tai jam vienas svarstyklės yra minusėlis. Tokia neteisingumas atrodo, gali būtų tos paties ir tie specialistai. Bet teisingumo čia nėra. Vienas labiau tiesiog tinka, kitas ne. Arba vienas padarė kažką labiau, kad jis gautų tiek. Nusipelnė daugiau šiuo atveju.
Nu, nes jeigu yra tas vertas tiek, jam irgi tiek mokės, nes jis nueis ir paprašys. Bet jeigu jis dar neišmoko paprašyti, jis neužaugo iki paprašymo, jam nemoka. Arba jis tikrai blogesnis. Yra tos teminės svarstyklės, ar kažkaip čia teisingume gal vadinsit. Aš manau, kad teisingai viskas pakankamai. Tiesiog yra nelaimingų žmonių gyvenime daug, kurie su kitais elgesi negražiai ir tada galim sakyti, va, tas neteisingai pasielgia, va, tas išdavė, va, tas algos nemoka, va, tas nori išmesti iš ofisų mus. Bet tai nėra taip, kad mes būtumėm dievai ir spręstumėm, kas teisinga, kas ne. Iš kur mums spręs dabar apie teisingumą? Jeigu taip yra, vienintelis klausimas, kaip aš su tuo tvarkaus. Kaip aš šitai žiūriu ir kaip aš gaunu 1000, o bičias gauna 2. Yra tokių pavyzdžių net man. Aš matau vieną pavyzdį, moterį, kuri daug gauna, aš matau. Ir aš galvoju, kodėl jinai daug gauna? Aš žiūriu taip, kad jinai daug daugiau ir daro, jinai daug daugiau dalykų yra padarius. Kiti sako, jai pasisekė. Ne, aš matau, ką jinai padarė, kiek jinai užaugo, aš dar tiek neužaugau. Kai užaugsiu ir aš tiek gausiu, bet tada jinai gausiu jau 3. Nes jinai bus dar paaugus. Tai mes tik save turim keisti ir nebus to neteisingumo. O jeigu aš matau, kad yra neteisingumas, kas yra neteisingumas, kai žmogus katę lupa namuose ar šunį, liktai neteisinga. Matai tą žmogaus pasakymą, aišku, matai to darbo. Aš turiu, pavyzdžiui, vieną draugą, kuris ten atrodo, jeigu taip pažiūrėtų fiziką, kaip atostogauja, bet kaip niekas nemato jo tos antros dalis, kaip jis dirba nuo ryto iki nakties ir ten tai savaitės tos atostogos iš tikrųjų būna. Tai iš vienos pusės. Bet taip, kaip pažiūrė, atrodo, kartais iš tikrųjų kitus taip plaukia to pasroviu ir atrodo viskas sekasi. Bet čia yra, ar tikrai taip yra? Bet čia ta apgaulė, apie kurią pradžioj kalbėjau, labai reikia ant to nepasimauti. Nes pasižiūrim kitą moterį ar vyrą, šeima nuostabi, vaikai nuostabus, 3 mašinos, 5 namai, kelionių milijonas, darba neina, pasidomi, kad ten viskas blogai, ten vien su kitu susipykę, ten net kartu negyvena, mašina ne juos. Dar kelionių nėra, ten tik iš praeitų metų kelia nuotraukas. Ta prasme, mes nežinom. Ir tiesą sakant, netgi jeigu visa tai būtų tiesa, ar tikrai tai yra mūsų? Ar tikrai mes visi turim čia ir vaikus auginti, ir kelionės keliauti, ir mašinas pirkti? Ne. Gal vienas gali čia prieš auditoriją sėdėti ir kalbėtis kažką, kitas gal remontus kažkur daro. O 3 apskaitoj dirbo, 4 ofise, o 5 vaikus augina. Ir visi labai vertingi. Svarbu, kad mes mėgtumėm tai daryti, nes tai, ką mėgstam daryti, bus lengviau daryti. Reikalaus mažiau energijos ir eis sėkmingiau. Tai tas jūsų draugelis ten, kur kažką rodo, o jūs žinot, kad jis meluoja, tai žinokit, apsidarykit aplink 9%, čia irgi meluoja. Jeigu Facebooką patikrintume dabar, kiek mano, įsijunkit mano Facebooką, visat kelionį, visat papalmę, o iš tikrųjų Lietuvoje čia reikalus dabar derinu didelius ir aš nerodau tada, nerodau visko. Nu, mažiausiai aš maisto bent jau nefotkinu. O šiaip, fainai, kai fainai, aš su kaitu varau, jūrčių fotką pasidarom. Bet kai yra blogai, kai yra sunku, blemba, derini reikalus, čia ataskaitos kažkokias mėnesinės ar metinės darai, nefotkinu, čia mano popieriai su neigiamom, su minusu dideliu. To nefotkinam mes kažkaip nedarom. Aš šiaip mažai keliu fotkių kažkokio, aš nerodau labai daug. Keliu labiau tai, kas tikra ir kas man miela, bet dauguma žmonių vis tiek dės gerąją savo pusę. Tada kita tavo nedomė, turiu tokį dalyką, kaip išgyventi emociją, bet tas prasme, ateina pyktis, būni tam pykti. Labai gerai. Jausmas džiaugiesi. Labai gerai. Aš matau, kad labai gerai yra pabūti visuose emocijose. Blogiausia gal tas, kad... Nes aš šiaip, daug susiduriu su žmonių, kurie tam, pavyzdžiui, šitą... Nepastrikti. Tai yra labai bloga emocija, sakykim, bet įsivaizduokit apsauginį, kuris neagresyvus ir leidinės visus. Jo. Visos emocijos, kol jos neužsistovi ilgai, turbūt yra reikalingos ir geros. Bet jeigu mes užsistovim, užsisėdim baimiai, liūdesį, širdgėloj, pavydę. Džiaugsmė. Jis kažką rūka. Kai užsibūnam per ilgai, tai jau yra būsena, gal nebe emocija. Jausmas. Jausmas jau yra ilgalaikis arba būsena. Emocija trumpalaikė, viskas gerai. Galima supykti ir tą pyktį, kaip kalbėjom, panaudoti pozityviai. Galima šiek tiek supavydėti kažkam ir iš pavydo sukurti kažką gero, bet paskui nebepavydėti. Bet jei pavydas yra ilgalaikė mūsų būsena, aš visada pavydžiu tam žmogui, visada tam pavydžiu. Tada nebereikalinga mums tai. Tai ar visos reikalingos? Taip, emocijos turbūt visos reikalingos, bet būsenos ir ilgalaikės jau, kokia ten sakė, jausmas, ar kaip čia, nežinau, ilgalaikė būsena, kaip ją pavadinti, jausmu? Netrumpalaikė emocija, ilgalaikis
užsistovėjęs. Ja? Jeigu jau per ilgai trunka, tada dažniausiai... Nu irgi jausmas, kažkoks ilgalaikis. Ilgalaikė būsena, nerandu dabar apibūdinimo. Jau stabiliai užsibūnam liūdesį, arba pavydę, arba pyktį, arba kaltinime savęs, arba širdgėloj. Aš ir sakau, niekame, nes dopaminas perdėks ir nebesigamins. Jo, būtent tą ir sakau, kad vieną dieną biškį gali būti liūdesiuko, nėra visada taip, viršų kylam, nes sudėksim. Jo, vakare liūdniau, vėl geriau, bet negerai blogai. Nėra gerai blogai, jau yra vertinimas. Liūdesys, džiaugsmas, pavydas, širdgėla, nerimas, trumpalaikis yra. Bet jeigu aš sakau, tas yra blogas jausmas, o tas geras, jau aš vertinu, atsiranda vertinimas jausmas. Ne mum vertinti. Įvardinti galim, išgyventi galim, turėti galim, pajaust galim, bet per ilgai neužsibūti. Tai neužsibūkim tose negatyviuose jausmuose, užsibūkim kuo daugiau geresniuose, bet neišsigaskim, kai Jei vėl vertinat. Neįsigaskim, kaip biškį liūdesiuko ateis, ar sunkumų. Nėra, kad gyvenime čia sėdim visi po palmę, kaip jūsų tas draugelis. O iš tikrųjų? Nu, ne. Aš bandau link to daryti iš tikrųjų, bet kol kas ne. Aš labai... Bet aš labai bandau griežtai daryti iki to, kad galėsiu sėdėti po palmę ir nieko nereiks daryti, bet vis dar nedėjau, žinau. Nu, ta prasme, yra tiek reikalus susitvarkyti, bet aš ne tik svajoju, aš ir darau. Čia labai didelis skirtumas. Aš labai daug darau ir jau arti to esu, bet matau, kad dar vis trukdo kažkas. Bet... Ne, tai aš ir net nesėdėsiu. Aš ir nesėdėsiu. Tai aš dabar sėdžiu, man atsibosta, aš čia ateinu pasėdėti su jumis. Ne, kad taip sėdėti ir nieko neveikti čia. Ne. Tai taip. Ne, bet aš ne apie tokią palmę kalbu. Kalbu, kad nebūtų rūpesčių, didelių problemų ir va taip laisvai galėtum gyventi ir veikti tai, ką nori, aš link to einu. Kaip? Nu, bet galima tada sąmoningai rinktis, kur aš noriu augti. Pavyzdžiui, čia manęs nieks nevertė ateiti. Nei pinigų trūkumas, nei kad reikia dirbti, nei ką. Aš norėjau ateiti, aš atėjau. Ir aš tą tobulėjau ir augau, nes aš mokaus. Aš nežinau, ką jūs manęs paklausėte. Ne, aš buvau užsidėjęs, aš važiuoju visur, nes man fainai. Tai per tai galima tobulėti. Bet kai jau per daug komfortas bus, aš susikursiu kažką naujo, kokį challenge gerą. Tai susikurkite ir jūs, kas jums fainai, kas skatina augti, judėti ir į priekį ir turėti gerų emocijų, gerų jausmų, neblogų ir gerų, bet pozityvių, kur jums gera. Pasirinkit, su kuo gyventi, su kuo negyventi, su keliais gyventi. Neteiskit vieni kitų, kai kažkas du pasiema ledus parduotuviai. Jo. Aš juokiausi iš to jos. Nu, bet žinote, dėl... Jo, tai... Kaip man save atrasti? Tai va, geriai buvo žodžiu, kur tu save pametėjai. Jo, čia ne tai, kad aš kažką gerai nufilminau, ne tai, kad kažką naujo pasakiau, bet pati mintis, kad jeigu jūs atvirai tai pažiūrėjot, jūs sutrigerino, nes daug žmonių sako, aš tavęs ieškau. Ar aš tavęs nerandu, arba koks mano pašaukimas. Pašaukimas reiškia, kad kažkas jūs šaukia. Jeigu jūs kažkas šaukia ir jūs psichiatrui sakysit, aš sėdžiu namie, pašaukia mane kažkas, gali blogai baigtis. Tai atsargiai. Tai tiesiog labai daug yra gražių, skambių, tokių skrajojančių frazių, įvairių sąmoningumas, manifestacijos, karmos dėsniai, Merfio dėsniai ir panašiai. Ten ėjimas dharmos keliu. Yra tie terminai, bet ar tikrai mes žinom, apie ką mes kalbam? Ką reiškia atrasti save? Tai kur tu save pameti, kas tu esi, tai nereikia niekur atrasti, tu jau čia esi, tu gali atrasti, ką aš noriu veikti. Tai mes tai kaip metaforą galim naudoti. Bet daug žmonių pradeda per dažnai naudoti kažkokias tai frazes, jos skamba gerai, kai mes klausomės visokių mokytojų, jie žiauriai skamba fainai. Bet kai pradedu klausti, ką tas reiškia, o ką tas jie neturi atsakymų. Jis ir patys nežino. Nes nežino patys, tada reiktų mažiau naudoti. Ką pameta save? Ne, tai žmogus tas pats yra, tiesiog jisai turi patirčių, kurios neleidžia jam pilno potencialo realizuoti. Bet jis čia yra, jis yra čia tik nesu pilnu potencialu. Jis nenaudoja pilnai, ką galėtų naudoti, jis turi traumų, problemėlių, nepasitikėjimų ir panašiai. Bet jis čia yra, jis čia. Jam nereikia savęs ieškoti. Jam reikia ieškoti, kas jam trukdo būti pilnu. Taip paprastai kalbant. Bet ar tu gali viską pastebėti, nes tau... Jeigu tas, kas stebi, pastebi.
Gal ne viską iš karto reikia mokytis, kaip ir su. Gali pamatyti žmogų specialistą, ten jis dirba 30 metų, sakykime, ir jis elementariai naują dalyką nepriima. Tai čia galbūt ir pačiam tas pats, turi kokią vaikystės traumą. Ir nebematai. Nu tai taip, tai vadėl... Aha, galima paprašyti, kad kitas pažiūrėtų ir pasakytų ir tada priimti. Bet dažniausiai mes matom, dažniausiai mes žinom, tik tais ignoruojam arba nenorim priimti. Viską mes žinom patys. Tai va, tai ačiū Jums, labai fainai, kad atėjot, dar galim čia trumpai pasikalbėti kažką, neformaliai, galit prieiti, paklausti kažko, ko nedrįsot paklausti per renginį ir iki kitų susitikimų, kitose miestuose arba čia. Ačiū Jums.